Kodėl Nuskinas? Kodėl pasirinkote šią veiklą? Tai pradėk nuo savęs, Inga. Tai aš pabaigoju, aš rezumuosiu. Kas nori, gali Gerai. pirmas pasisakyti. Aha. Sonata. Jau man taip iškart. Tai viskas paprasta, tiesiog aš jį pažįstu daug metų, tiesiog man patiko kosmetika, dar galima iš to išdirbti ir viskas. Mano paslaptis trumpa. Patinka produktai, patinka atlygio planus, nes esu išbandžius daugiau, ten tarkim, Tupperware esu buvus, Forever esu buvus, trumpai visur, bet buvus. Netgi Oriflame labai trumpai buvus, tiesiog išprievartauta buvau ten pabūt. Tai tokio atlygio plano kaip čia niekur nėra, tikrai. Tai va tas man labai patiko, kad patinka produktai ir dar už tai gali mokėti, kad aš jais galiu dalintis su kitais. Tai tiek. Kas toliau nori? Irma? Labas. Tai mano būtų taip pat, kad aš tikiu produkciją. Tikrai neradau, negaliu sakyti, kad neradau nieko geriau, bet man tai yra pati geriausia ir aš tikrai įsitikinau, kad puikiausiai veikia. Ir po to didelis pliusas man yra, kad tai yra tarptautinis verslas ir galima dirbti iš bet kurios pasaulio vietos. Ačiū. Kristina? M. Čia 2 M, Kristinos. Ai, bet ant vienos tik M parašyti. Jo, aš girdžiuosi, nežinau. Taip. Gerai, nes čia labai ilgai technika mano neveikė. Tai labą dieną. Aš su Nuskinu labai senai atėjau tikriausiai per produktą, bet kodėl užsimaniau dirbti, tai per IT pažangą, toks gal netipinis, bet man tiesiog tuo metu kitos kompanijos atrodė akmens amžiui. Tai vat, man tas IT progresas, nes pati turiu tą IT išsilavinimą, tai labai patiko, ypač tuo metu, kas buvo Amerikoje. Tai man pirmiausia sužavėjo ta IT pažanga ir tada jau antram etape jau technologijos pačio produkto. Tai jeigu taip apibendrinant, vis tiek technologijos, dėl ko Nuskinas. Viskas. Ačiū. Dovilė. Dovilė, prašau, Dovilė. Gerai, nes ar taip reikės pasisakyti. Tai aš atėjau dėl produktų, iš tikrųjų, nes tikrai kokybiški geri. Tai va tiek dėl to atlygio plano, tai dar iš tikrųjų nesu labai įsigilinusi viską. Tai va. Nes visada kažkada norėjau, jeigu dirbsiu su kažkokia kompanija, tai norėjau, kad tikrai būtų geras produktas, kad nebūtų taip, kad parduodi ir po to bijai gatvėje tą žmogų susitikti. Čia kaip pavyzdys sakau. Tai va tiek. Matau, ačiū. Inga? Labas visoms. Tai aš nežinau, turbūt šviežiausia esu iš visų. Aš buvau prisijungus į Juice Plus, nežinau, ar žinot šitą, tai iššokau iš ten ir peršokau tiesiai į Nuskiną. Apie Nuskiną žinojau irgi gan senokai, buvau supažindinta dar 2018 turbūt metais su Galvaniku, bet vis tas kelias ėjo tolyn, bet aš vis priėjau prie jo. Pati išbandžiau Galvaniką gruodžio mėnesį ir man tikrai patiko rezultatai. Ir tada sužavinta susiskambinau, sakau, let's do it. Tai va, tai iš tikrųjų jo, dėl produkto ir dėl to, kad prieinamas produktas yra Lietuvoje. Yra galimybė. Tai va. Supratau, ačiū. Kristina Mačiulienė. Nežinau, galvoju, bandau prisiminti. Neprisimenu. Šiaip taip susipažinau su Nuskinu per produktą, o paskui pradėjau daryti verslą dėl to, kad man pasirodė, kad jį yra lengva padaryti gal taip. Nes aš prieš tai daug metų dirbau su tinklinio kompanija ir man ten visą laiką atrodo, kad labai didelis skirtumas tarp kainos ir taškų.
ten kaina didelė, o taškų duoda už tai mažai. Ir tu turi labai daug produkto parduoti, kad turėti rezultato. O nuskinė, nedidelį kiekį turi parduoti, kad turėtum gerą rezultatą. Ir mane tas užkabino, gal sakykim, tada kompensacijos planas gal. Ir vat, Mhm. ir Ačiū. likau. Tai labai gerai. Džiaugiamės, kad tave turim. Gerai, kas dar? Žana. Sveikos visos, labas rytas. Tai aš užkart galiu pasakyti, kad aš niekada nebūčiau gyvenime pagalvojus, kad aš kažką tai iš vis ar socialiniam, ar bele kur pardavėja būsiu, nes pati apeidavau, nežinau, kilometrų spindulių visus pardavėjus, manęs negalėdavau užkalbinti, bet tiesiog produktas, nieko nereikėjo, galvaniką išbandžiau ir automatiškai viskas gavosi. Ir iki pat dabar, bet labai džiaugiuosi, kad esu čia. Smagu. Žavinta. Negirdim. Labai trumpai, aš iš tikrųjų, kadangi metus ar 2 metus sąmoningai nedirbau, buvau išėjus iš darbo, tuo metu padėjau šeimai ir auginau sūnų ir tuo metu ieškojau verslo idėjos, kur galėčiau uždirbti pagal mano suvokimus pakankamai didelius pinigus. Ir tada jau iki MLM koncepcijos, nes teko nemažai knygų perskaityti, suprasti, nes man labai buvo svarbu tas santykis, nes tuo metu mano sūnui buvo keli metai, kad ir būti šalia vaiko ir kartu turėti solidų uždarbį. Nes tuo metu aš, kai išėjau iš darbo, aš turėjau solidų uždarbį, bet visiškai negalėjau būti šalia vaiko, nematyti savo vaiko. Tai buvo tiesiog arba karjera, arba šeima, 2 variantai. Tai man buvo svarbus santykis, karjeros, šeimos ir pinigų ir šiaip sąmoningai ieškojau tarptautinės kompanijos, pridėsiu Kristinai, man buvo labai svarbu tas jos pažangumas, tie naujoviški sprendimo būdai, aparatinės kosmetikos, darbo principai, man tai buvo labai svarbu. Ir produktas, savaime aišku, galvanikų, kaip pradėjau, taip lygi šiol jį naudoju ir turbūt ir naudosiu. Na, aš irgi galiu pasidalinti savo patirtim tokia, kad iš tikrųjų šita kompanija atėjo pas mane ne tada, kai aš ieškojau tinklinio marketingo kompanijos, o tuo metu, kai aš laukiausi antros savo dukters ir galvojau, gyvenu užsienį, man reikia kažkokio tai darbo, kur aš galėčiau valdyti savo laiką. Aš, pavyzdžiui, nedirbti niekada nenorėjau, man atrodo, darbas netgi yra sveikas, žmogus tobulėja, auga, mokinasi, čia yra gerai. Bet problema buvo, kad aš turėjau fiksuotas darbo valandas ir žinojau, kad dar ateina į pasaulį vienas vaikas ir tikrai man bus sunku tai suderinti. Aš nemėgstu vėluoti, man stresas, kai aš vėluoju ir galvoju, nebus čia gerai. Ir aš galvojau, kad aš noriu eiti į grožio sritį, daryti grožio procedūras ir tada aš galėsiu nuspręsti valandas, kada aš dirbsiu. Ir va taip atėjo pas mane Nuskinas, nes aš gavau tuos produktus, kaip daryti klientam procedūras, bet labai greitai pajutau, kad čia galima dirbti online ir padėti žmonėm namuose darytis tas procedūras. Tai pati darbo koncepcija mane čia pritraukė, produktai labai geri, galvaniką įsimylėjau, lengva buvo kalbėti, bet per laiką matau netgi ir motivaciją ir tikslas likti šitoje kompanijoje ir būti, taip pat pakito. Nes, kaip aš sakau, nekalbam apie aparatinę kosmetiką, tarkim tik apie kosmetiką. Tai, kas yra gerai ar blogai, pasidarė labai individualu. Vienas gali žiūrėti į tą Nuskiną ir matyti labai daug gero, kitas gali sakyti, ne, man ten aš alyvuogių aliejum trinu veidą ir man jisai yra gerai. Tai, kas yra gerai ir blogai, šiais laikais yra labai individualu ir su ta kosmetika, kaip sakau, mes kryžių irgi kristi negalim. Bet aš galiu pasakyti, kad atlygio planas tai tikrai yra geriausias produktas. Ir aš atsimenu kažkuriam Ispanijos renginį ir kaip sako, įsimylėkit atlygio planą, išmokite atlygio planą, nes tai yra kompanijos geriausias produktas. Tai per laiką pas mane irgi ta meilė atlygių planui labai užaugo, nors pradžioje irgi buvo tas, kad man produktai faini, aš noriu dalintis ir ten nelabai net dar visko gerai suprantu, bet čia va tai ir šneku ir veiksmas vyksta. Bet dabar galiu pasakyti, kad vienas iš tų geriausių produktų kompanijos tai yra atlygio planas, kad jie turi tą konceptą ne tik savo daryti pelną, bet tuo pačiu ir duoti atgal dirbantiems, kad mes galim čia uždirbti. Tai vat mano
tokia motyvacija šiuo metu, kad tikrai man teko pačiupinėti ir kitų linijų, ir ne MLM linijų, profesionalios kosmetikos linijų, bet nei viena neduoda tiek lankstumo ir tokių galimybių uždirbti. Tai va. Ir tada kitas klausimas, kurį dar noriu kad užduoti kiekviena iš jūsų, tai jūs šitoje kompanijoje ko norit? Ar papildomų pajamų, ar norėtumėt, kad šios pajamos taptų jūsų pagrindinėmis pajamomis? Kokia jūsų vizija? Šiuo metu metų bėgyje, 2 metų bėgyje. Kas nori pirma? Aš galiu pasisakyti. Mhm. Tai mano tikslas, kad tai būtų mano pagrindinės pajamos. Mhm. Kaip greitai norėtum, kad tai taptų tavo pagrindiniam pajamom, Irma? Aš gal kaip realiai pasakysiu, nes norėtųsi, aišku, greičiau, tai galbūt, aš taip tikiuosi 5 metų bėgiai gal. Mhm. Supratau. Gerai. Paskui mes praeisim per finansinius tikslus ir tada bus aiškiau išsigrynins mums, ką mes turime daryti, ne, kad greičiau tai pasiekti, bet dabar tiesiog bendrai. Tai galiu ir aš irgi pasisakyti, vakar kaip tik su Žavinta apie tai kalbėjom, užsirašėm. Tai faktas, kad dabar papildomos pajamos, bet norėtųsi iki metų, kad per metus laiko tai būtų pagrindinės pajamos. Manau. Mhm. Smagu. Reiškia, čia bus ką veikti, bus darbo, ne? Faktas, tai kitaip tai niekaip. Mhm. Kas toliau nori pasisakyti? Aš galiu pasisakyti, tai mano tikslas irgi 3 metus esu čia ir vis, buvo papildomos tos pajamos ir kažkaip tikrai norisi pasiversti į pagrindinės pajamas ir manau per porą metų tai tikrai to pasieksiu. Mhm. Dovilė? Aš tai iš tikrųjų tokioje kryžkelėje esu, nes dabar baigėsi man motinystės atostogos. Tai šiaip galvojau kosmetologiją mokintis ir po to eiti į kabinetą dirbti su šita produkcija. Bet nežinau iš tikrųjų. Aišku, ir norisi ir namuose būti, ir dirbti su nuskinu pilnai. Tai aš neapsisprendžiu dar iki galo, nes dabar mokymus ten įvadinius kosmetologijos pasiėmiau, dar ten valstybė kompensuoja 500, ten per porą mėnesių nuotolinė mokymai bus. Iki galo, nes nenusprendžiau dar. Kristina? Dar kažką norėjai, Dovilė, sakyti? Ne, nieko. Supratau. Ačiū. Tai tikiuosi, kad mūsų šitie webinarai padės išsigryninti. Jeigu klausimas man, tai čia labai sudėtingas. Nes nei papildomų, nei pagrindinių. Tikriausiai, apskritai man ne motyvas pinigai čia yra. Ir dėl to čia matyt man labai sunku tą tikslą išsigryninti. Nes pinigų tikslas yra labai konkretus. Aš per kiek metų dirbu, vieną kartą tik turėjau labai aišku piniginį tikslą. Prieš kiek čia, nebepamenu, nedaug metų. Norėjau nusipirkti automobilį pati savo. Tai buvo tas vienintelis kartas, kada aš tiksliai žinau, kokios man sumos reikia, per kokį laiką. Ir tada, ten be kelių kapeikų, kaip sakant, praktiškai pavyko. O visais kitais atvejais toks, truputėlį malimasis gaunasi, kai tu tarsi to tikslo negali apvilkti kažkokią finansinę išraišką. Tai aš tokiuose paieškose, kaip galėtų tai atrodyti tas tikslas. Tai atsakant į tą klausimą, tai nei papildomas, nei pagrindinė. Finansinė pusė man nėra motyvas apskritai. O galiu paklausyti, kas yra motyvas? Aš kažkokio tikslo netgi realiai neturiu, dėl to matyti ir to rezultato nėra. Bet savirealizacija galbūt yra vienas iš tokių momentų, bet aš prisimenu savo pirmą sponsorį, kuris sakė, prisirealizavom, tai gal jau laikas pradėti uždirbti pinigus. Tai žodžiu, tas toksai, nežinau žodžiu, kai neturi kažkokio tikslo tokio apibrėžto, taip ir tas toksai malimasis gaunasi, tai labai rekomenduoju visiems turėti tą tikslą kažkokį.
o aš linkiu rasti tau tikslą, nes aš pati gal kokį pusmetį irgi klaidžiojau, bet to konkretaus savo tikslo, tai galiu sakyti, kad tai vargina. Iš tikrųjų vargina būti veikloje, kai tu pats savo neturi tikslo. Aš nežinau, kaip tau, pavyzdžiui, Kristina, mane tai vargina tas tikslo neturėjimas, nes tada toks, kokia prasmė tai daryti, jeigu aš nežinau, dėl ko tai darau. Jo, vargina ir va čia vat ir yra, kad jeigu tu neturi pinigų, reikia visą laiką vilkti į tą piniginį. Kažkokiam tai formate vis tiek tai turi įsiversti kažkokį piniginį apvilkimą. Tai neturiu aš to apvilkimo varianto, bet taip tai vargina, nes tu nežinai, nu tarkim, aš noriu turėti 2 distributorius. Nu valio, 2 registracijos yra. Ar tai yra rezultatas? Nu registracijos yra, bet ar tai yra rezultatas? Nu, prasme, Reiškia, reikia kablelio, ne? Ir ką? Jo, tada vėl grįžti. Tai aš tose kableliuose paskendusi. Aš gal, jeigu galima, norėjau būti paskutinė, bet va, galvoju, galbūt sukoreliuos Kristina, ką aš pasakysiu, nes ką aš tuo metu norėjau pasiekti, kai pradėjau šitą veiklą, aš jau pasiekiau, po to, aišku, logiškai ateina ten visokių tų minčių ir kažkurio momentu aš supratau, kad aš ir tada, ir dabar aš galiu nedirbti, vyras gali mane ir norėtų 100% pilnumoje išlaikyti ir kad visą laiką būčiau jam prie šono ir prie kojos, labai patogus daiktas ar žmona, ar kaip čia vadinasi. Ir kažkurio momentu gal rimtai, gal kam čia man taškytis, aš čia tada masažiukai, sportai. Ir tai taip neįdomu, tai yra taip neįdomu gyventi, kažkokia tragedija. Tai va šitoj vietoje aš tada galvoju, nu tai koks man skirtumas, ar aš gausiu 1000, 2 daugiau ar mažiau. Mano atveju šio nėra absoliučiai jokio skirtumo. Tai neturės įtakos mano gyvenimo kokybei visiškai, ar ne? Tai man, kodėl dalinuosi šituo dalyku, kad tada man išsigrynino toksai tikslas, o kas jeigu maža kas atsitiktų mano vyrui, tarkim, arba ten nugriūtų jo verslai, pastatai, nesvarbu, koks tas yra jo verslas, iš kur ten yra jo pajamos, bet tarkim, jisai praranda visas pajamas kaip šeimos maitintojas, kas jeigu lieku aš. Ir tada aš greit sukalkuliavau, kiek ten reikia tų skaičiukų, nuliukų ir kablelių, jopšik mat kiek daug. Merginų. Ta prasme, sūnaus mokslai, namo išlaikymas, ten dar tas, nors išlaikyti tą patį gyvenimo kokybę ir tada gaunasi geras toks man motyvas. Ta prasme, pakeisti gero kokybiško mėnesinio, mūsų šeimos biudžetą, kad aš galėčiau, jeigu būtų reikalas, jį atlaikyti. Tai man toksai kažkaip toksai vėl taip. Energaisgeris užsidegė ir labai džiaugiuosi to. Gal Kristinai, nežinau, su koreliuos čia tik pasidalinau savo. Nu, čia matai, tu brandesnė už mane. Aš esu turėjus tą situaciją, mes su vyru turim verslą ir kai COVID prasidėjo, nors mes dirbam IT srity, bet gamyklos pirmiausia užsidarė, kur mes dirbam Kinijoje. Tai mes tą COVID situaciją pajautėm labai greitai, gerokai greičiau negu visa Europa. Ir tiesiog Nuskinas buvo tada labai dėkinga veikla, nes moteris tiesiog labai norėjo viską daryti namuose. Nepasakyčiau, kad aš pastačiau save taip dirbti, tiesiog situacija susiklostė labai teisingai, bet aš, ta prasme, iš Nuskino pinigų po pusės metų prisidėdavau prie darbo užmokesčio išmokėjimo darbuotojų. Tiesiog, nes nebuvo darbo, nebuvo pinigų. Tai, bet aš dar nesu tiek subrendusi, kaip gal jau laikas pasistatyčiau tokį tikslą, kad gelbėti įmonę kažkurio metu. Bet taip tai yra buvę, realiai, tai yra buvę. Taip, kad COVID metu reikėjo padėti gelbėti ir Nuskinas buvo, tikrai ta nemaža paspirtis. Kristina ir kas dar nesakė, Žana, ne, dar nekalbėjau, ne, Žana jau kalbėjo, Kristina tik nekalbėjo. Koks klausimas buvo? Mes žinom tavo atsakymą iš tikrųjų. Ko tu iš šitos veiklos nori? Ar papildomų, ko ieškai iš tikrųjų šitoje veikloje? Aš šitoje veikloje nieko nebeieškau. Aš jau gyvenu iš tos veiklos. Žavinta net atsitraukė. Gerai, ieškau žmonių, kurie norėtų irgi gyventi iš tos veiklos tik tai. Tarnystę žmonėm užsiemu. Apie pinigus nekalbėsiu. Nes kai padėsi kitiem, tai toks juk ir tikslas, padedi kitiem uždirbti pinigus ir pats uždirbi, čia kaip ir esi pasmerktas tam. Tai mano šių metų tikslas rasti tam tikrą kiekį žmonių,
ir padėti jiems iš tos veiklos gyventi, ne tik papildomas pajamas turėti. Puiku. Tai gerai, tada einam prie finansinių tikslų. Dabar reikės lapo ir rašyti, kuo turite, ne, tikriausiai. Ir norėčiau, kad lapą tiesiog padalintumėte parodysiu pavyzdį, kad žiūrodys, į 4 dalis, į kolonas, tokius brūkšnius. Vienoj kolonoj bus 1 mėnesis, kitoj kolonoj 4 mėnesiai, 1 metai ir 5 metai. Tiesiog į kolonas. 1 mėnesis, 4 mėnesiai. Mėnesiai, 1 metai ir 5 metai. Dabar, jeigu tai padarėt, parašykit, kiek jums reikia šiuo metu per 1 mėnesį uždirbti, kad tai taptų jūsų pagrindinėmis pajamomis. Kodėl yra laikas, paskui 4 mėnesiai, 1 metai, nes mes suprantam, vyksta infliacija, vaikai auga ir tikėtina, kad tas poreikis pinigų didėja, ne? Tai galbūt tai, kas šiandien jums būtų pakankamai išgyventi, tikėtina, kad po 4 mėnesių reikės didesnės sumos, po metų tikėtina gali reikėti dar didesnės sumos, bet čia yra ne tai, kiek jūs norit, o tai, kiek jums yra būtina išgyvenimui. Ir kažkaip savo pasižymėkit, kad čia reikia arba būtinos pajamos. Gali būti ta pati suma, ta prasme, galbūt tikrai ne pas visus tie poreikiai auga, čia irgi normalu, nebūtinai, kad yra tos 4 kolonos, tai visur turi būti skirtinga suma. Esmė, kad tai yra mėnesinės pajamos, bet kaip jūs įsivaizduojate, ar jums yra reikalinga progresija, ar tai visada bus tas pats, tos pačios išlaidos. Dan. Kai visos parašysit, parašykit, kad, pasakykit, kad parašyt, tada darysim kitą užduotį. Čia kol kas mes parašėm tik vieną sumą 1 mėnesiui, ar čia turiu surašyti iš karto 4 metams? Taip, dabar kaip tu galvoji pati, 1 mėnesio pajamos šiandien dienai, kiek tau reikia kaip minimum, kad tu privalai uždirbti, yra tavo išlaidas padengia, tada po 4 mėnesių, kaip tu manai, kokia tau mėnesinė suma bus reikalinga, ar tai gali būti, kad tai ir nesikeis, tu pati žinai, ane, po metų, kaip tu manai, įvertinant situaciją, kiek tau reikės padengti, čia vis tiek yra maždaug, čia niekas neprašys tikslios ataskaitos, ir po 5 metų įvertinkim, kaip kyla kainos, infliacija ir kaip patys galvojam, ane? Yep. Taip. Visos parašėt? Tai dabar antra, po visą tą koloną, rašykit, o kiek jūs norėtumėt uždirbti? Dabar, per 1 mėnesį, kiek jūs norėtumėt? Tai gali būti, net jum, kaip sakau, nereali šiai dienai atrodanti suma, bet tai yra, kiek jūs norėtumėt. Ir visas kolonas užpildyti. Jo. Įsivaizduot, kad jūs dirbate, ne, ir šiandien mane tenkina 1 suma, bet jau po 4 mėnesių sistemingai dirbdama norėčiau tokios sumos, po metų norėčiau tokios sumos, po 5 metų jau, kaip sakau, per kūną šiurpuliai eina, jeigu gaunu tą sumą.
Taip. Mhm. Dabar aš pasidalinsiu skaidrę. Ir pasižiūrėkit savo vieno mėnesio reikiamas. Pirmiausia, kiek jums reikia, ne, kaip minimumas pajamas. Į kurią grafą jūs telpat. Tai čia yra tas titulas, ne, kurį jūs turėtumėt greičiausiai stengtis pasiekti. Čia yra vidurkiai, tai aišku, gali būti, kad jūs ir kaip direktorius didesnę sumą uždirbsit ar mažesnę, bet čia yra vidurkiai, mes vis tiek abstrakčiai skaičiuojame, ne, daromės gairės. Ir galit prie to, kur reikia, vieno mėnesio pajamos, jūs galit pasirašyti, koks titulas jums tą sumą suteiktų, ne? Tada po 4 mėnesių koks titulas, po metų, po 5 metų. Nežinau, kiek, manau, kad dauguma gal Ingai naujausias šitas mūsų atlygio planas, bet Brand Affiliate tai yra tiesiog užsiregistravęs dirbti distributorius ir vidutiniškai per mėnesį distributorius uždirba apie $35, bet šita statistika nėra tiksli, nes daug kas ir vartotojus užregistruoja kaip distributorius, tikėdamisi, kad jie paskui dirbs. Tai tas skaičius yra irgi truputėlį, galbūt netikslus. Besikvalifikuojantis direktorius kas mėnesį uždirba maždaug apie $135, tai čia reiškia, kad jisai minimum 1000 taškų per mėnesį padaro apyvartą ir čia nekalbu apie tiesioginį pelną, kurį jūs sudylinat su klientu, kad perkat savikainą, parduodat klientui kliento kainą. Čia tai, ką mes gaunam komisinių formą nuo taškų pardavimų. Brand Rep yra direktorius, tai yra kaip čia sakyti, galvoju, mastau ir, žodžiu, direktorius, kuris minimum 2000 taškų apyvartą daro kiekvieną mėnesį. Na, čia yra minimumas. Mes einam 8 for Great, tai yra apie 4000 kiekvienas stengiasi uždirbti taškų padaryti, ne, bet minimumas yra 2000 taškų ir čia yra maždaug apie $512 pajamos kas mėnesį. Gold partneris jau turi vieną direktorių, kuris organizacijoje irgi daro 2000 taškų minimum, jisai daro direktorinį ir dar vieną turi žmogų, kuris daro tą patį. Lapis partneris tai turi 2 direktorius, kurie daro po minimum 2000, Rubis 4, na ir taip eina tolyn. Bet svarbiausia, kad jūs susirašytumėte savo tos titulus, nes tada galėsit su savo sponsoriais dar padirbti. Ir dabar, jeigu jau susirašėt, viską susižymėjot. Taip. Susižymėjot, ne? Dabar laikas šiai dienai, kurį aš galiu skirti, kaip minimum, kiek galiu skirti per dieną. Kiek laiko maždaug skiriat? Šiuo metu, kaip minimum, kaip jūs tai mato? Kiek skiriu ir kiek galiu skirti? Klausimas geras. Šiuo metu kokia yra situacija? Kiek šiuo metu aš skiriu laiko, tiesiog? Kiek galiu, tai žinai, čia tas galiu, paskui bus kiek noriu skirti laiko. Gerai. Kiek realiai skiriu? O kiek? Jo, kiek dabar šiuo metu skiriu laiko? Gerai, kad nereikia garsiai sakyti. Gal kažkas norės pasisakyti? Taip, ir po 4 mėnesių, kaip čia dabar toliau pildoma, ar ne? Ne, čia dabar savo įsivertinti, kiek dabar aš skiriu maždaug per dieną. Nes žinot, kad šitas verslas, tai nėra vieną dieną savaitę 8 valandas atidirbti, tai jau geriau tas 8 valandas įsiskirstyti į 7 dienas ir kasdien po 30 minučių po valandą skirti, nes tai yra sistemingas kiekvienos dienos darbas, o ne kartais pasirodymas visų pilnų maksimumų įkritimas ir ten išsitaškymas. Taip, tai ir dabar pasižiūrėkit savo vieno mėnesio reikiamas pajamas, koks tai yra titulas
Kiek jūs skiriate laiko ir kokiam jūs savo pasirašykit šiuo metu esate titule? Ar gali pakartot? E, Esmė, kad dabar skiri, ne, nu, tarkim, 2 valandas per dieną. Pasirašyk, koks esi titulas. Kai Kas- geras, kaip viską gerai darau. Taip, pavyzdžiui, distributorius, besikvalifikuojantis distributorius, ten gold partneris, na, kas esi, užsirašai, ne? Taip. Jeigu žinotum, kad darydamas kasdienius darbus pasieksi tą savo mėnesinę sumą, kurią užsirašai, kad nori per mėnesį, kiek norėtum skirti laiko šiai veiklai? Pasirašykit valandomis ar minutėmis. Jeigu tikrai būtumėt garantuoti, kad tarkim po 5 metų ar po 4 ten mėnesių jūs tikrai pasieksite tą sumą, kurios jūs norite, kiek jūs skirtumėt laiko? Pavyzdžiui, dabar uždirbu 500, žinau, kad jeigu sistemingai dirbčiau, po 4 mėnesių uždirbčiau, tarkim, 2000, kaip pavyzdys, kas mėnesį, ne? Nu, čia imu tokias vidutinio atlyginimo sumas. Kiek aš norėčiau laiko tada skirti, vat, kiek būtų motyvacijos skirti laiko daugiau, ar man tas pats? Arba, jo. Taip. Ar buvo kuri nors pas kurią padaugėjo valandų? Dvigubai. Dvigubai, ne? Matau. Tai pinigai motyvuoja, taip išeina. Mane taip. Kristina, mažoji, nemotyvuoja. Reikia jau operaciją daryti, jau reikia į Ispaniją važiuoti, žodžiu, į tą sumitą ir, žodžiu, jau reikia pasikalbėti. Jau bilietas yra, ne? Žodžiu, tai va, tai kaip jūs mano, dabar jau baigiu dalintis nuotrauką, visos parašymą, ne, visos žinot, kiek jums reikia ir koks tai yra titulas, žinot, kiek jūs norit ir koks tai yra titulas, tai kaip manot, kaip tai pasiekt, pat, pavyzdžiui, kaip jūs dabar galvojat, kokios mintys, kaip tai pasiekt? Koks yra vienas pagrindinis darbas, kurį mes turim daryti, kad tai pasiektumėm? Nauji žmonės. Mhm. Visas mūsų problemas sprendžia pokalbiai su žmonėmis, ne? Iš tikrųjų, vat, kartais mes galim paskirti 4 valandas darbo, bet jeigu mes tas 3,5 valandas skirsim gražiam postui parašyti, bet nei vieno pokalbio, nei dėl darbo, nei dėl produkto neįvyks su žmogumi, tai realiai mes nieko nepadarėm, kad eiti į priekį. Tai dabar antras žingsnis, ką mes per šiandien susitikimą pasidarysim, iki kito susitikimo, tai yra žmonės, ne, iš kur mes jų gausim. Ar visos turit kontaktų sąrašą, ar bent jau esate darę kontaktų sąrašą? Taip, taip. Aha. Esam Kristinos darė, matau, Kristinos darė, aš irgi esu darius. Aš net ruoždamas iš tam webinarui susiradau Žavintą ten mūsų sąsiuvinį, kada mes tik pačioj pradžioj prieš 5 metus darėm. Aš turėjau 111 žmonių įsirašęs netgi. O tu tai Aš dabar dirbu su tuo sąrašu dar kartą, nes laiko praėjo. Bet tai buvo faina, galvoju, aš tikrai 111 parašiau atsisėdus. Tai va, o kartais atrodo, jau čia visi viską žino, bet va, kai atsisėdė, ne, ir rašai, tai pasirašo. Jo, iš tos serijos įsitraukiau, kiek čia 10 metų, daugiau senumo. Irgi verčiu kontaktus tuos senuosius suraštus klasė, o kai grupė, o kai. Reiks peržiūrėti. Ar yra kas neturi ir dar niekada nedarė kontaktų sąrašų? Žana, aha, supratau.
Kontaktų sąrašą, šiaip aš viską čia, ką kalbu, tai kalbu pagal kompanijos gaires, tai yra Fast Start bukletas, ir jie rekomenduoja kontaktų sąrašą dalinti į 4 grafas. Tai tiesiog pasimkit sąsiuvinio lapą, ar ką jūs turit, ir padalinkit į 4 dalis. Tiesiog, va taip grubiai, 4 dalys. Labai atsišviečia, tai nesimato. Pirma grafa yra šeimos nariai giminės. Antra grafa draugai. Trečia torto dalis yra bendradarbiai, pažįstami, klasiokai, grupiokai, kažkas iš to, kad mes turėjom kažkokį darbinį ryšį, mokymosi metu, darbo metu, nes tikrai galbūt kitos esam ir pakeitę kelis darbus, ir turim kolegų iš studijų laikų, kažkokių iš bendrų projektų galbūt ir panašiai. Ir kitas, paskutinis, tai yra bendruomeniai, kaimynai, pažįstami galbūt, vaikai eina į kažkokius būrelius, ten kokias mamas sutinka, čia kaip pavyzdys, galbūt pati ten kažkokius užsiėmimus lankot ir sutinkat žmonės, ten pavyzdžiui, kas augintinius augina, galbūt turi kažkokią bendrą grupę, ne, kažkas gal, mezgėjų, siuvėjų būrelį ir panašiai, ne, community. Sonata, viskas gerai, tokia susimaščius, net galvoju. Ne, viskas Rimta gerai. labai. Suprat. Visos susirašytas grafas, ne? Dabar po 5 vardus į tą grafą pirmus, ką prisimenat, su kuo dar nekalbėjot ir su kuo norėtumėt pakalbėti. Dėl produkto arba dėl darbo galimybės. Žavintai tai jaučiu ir Kristinai, tai Kristinom iššūkis, ne? Matai, kodėl iš vienos pusės iššūkis, iš kitos pusės, jeigu tai buvo kalbėta prieš 7 metus, tai ar prieš 5, even prieš 1 metus, tikrai netgi būtina sugrįžti pas tą žmogų, nes ir paskutiniam Londone renginy, kai buvo ir šiaip visose renginiuose, kurie tie daugiausiai pasiekę lyderiai dalinasi tą informaciją, tai realiai nei vienas nepasakė, kad iš pirmo karto aš sutikau ir atėjau verslą ir sakau, valio, mes čia darom verslą. Kažkam užtruko keli metai priimt sprendimą galutinį, kažkas 8 pokalbius turėjo daryti, ar 5, ar 4. Tai prasme, tiek kartų buvo žmonės kviesti, dar kartą išgirsti, padiskutuoti apie šią galimybę, kol jie priėmė sprendimą ir finaliai turi nuostabius rezultatus. Tai aš net pasidalinsiu savo praeitos savaitės istoriją, kad aš tiesiog susiradau savo tą kontaktų sąrašą, su kuo esu kalbėjus, nes ruošiausi šiam webinarui ir galvoju, pati irgi jau seniai su kontaktu. Dabar būna taip, kad vaikštau, kažką veikiu ir prisimenu, kokį vardą į darbo knygą užsirašau, rytoj pakalbinti tą ir tą. Daugiau toks tas mano kontaktų sąrašas. Ir susiradau ir pradėjau eiti aš per tą savo seną kontaktų sąrašą. Ir tokia labai paprasta žinutė, tarkim, gal paskui apie žinutės, bet esmė, kad aš grįžau prie to kontakto, sakau, mes esam kalbėję, gal, žodžiu, einu prie to, kad galiu atsiųsti, pasižiūrėti tą būtent video Žavintos, kur yra įgarsintas, nes kompanijų yra atnaujinimų ir ką tu galvoji, ar norėtum, čia dabar neįsiu tą smulkmeną, ką parašiau. Ir man buvo, kad parašė, jo, atsiųsk, vakare po darbo perklausysiu. Nors buvo sakyta ne, kad neturiu laiko, ne man, bet paskui per koroną čia jau pas mus buvo tas darbymetis, kad ten registruoji, jau nesuskaičiuoji, ką registruoji ir iš tikrųjų esu pametus tuos kontaktus, aš nebuvau tas follow-up geras, ne? Kas paskui bus mūsų kituose webinaruose, apie ką kalbėsim, bet grįžti prie kontaktų yra gerai ir sveika ir galvoti, kad aš prieš 3 metus ar 2 su jie kalbėjau ir jinai nebenorės, tai čia ne faktas, kaip ir Žavinta sako. Kaip sekasi rašyti kontaktų sąrašą?
Čia vis dar prie šeimos narių dirbom, jo? Jeigu baigit šeimos narys 5 parašyt, eikit prie draugų, prie buvusių bendradarbių ar esamų bendradarbių, ar kažkokį tai darbinį ryšį, kur turit su žmonėmis, prie kažkokių projektų galbūt bendradarbiaujat. Jeigu padaro, tai gali tęsti, nelaukit. Esmė, kad turim visos pasidaryti šitas 4 zonas. Trumpai vieną galiu tokią įžvalgą, nes kaip tik galvoju ir kyla tokios mintis, ypatingai kas yra dar nedarę šito kontaktų sąrašo, tik papildysiu, ką Inga puikiai veda. Mums nereikia sunumeruoti, suskaičiuoti visos populiacijos savo pažįstamų draugų prieš rašant ar atrenkant žmogų, nes mes giminių visi turim gal 50, gal 20, tai nereiškia, kad mes visą ją ir turim surašyti. Šiek tiek kažkokie tai kriterijai turėtų būti, tai faina, kad mes patys savo apsigalvotumėm, su kokiais žmonėm aš norėčiau bendrauti, leisti laiką, kad jie būtų mano kolegos, partneriai, ar ne? Nes dažniausiai pozityvų žmonės supa pozityvų žmonės, negatyvų žmonės supa negatyvų žmonės, ar ne? Tai aš, kai savo bandydavau tokį kažkokį filtro tinklelį įsivesti, su kuriais žmonėm man reikėtų bendrauti arba norėčiau rašyti į šitą sąrašą, tai man kažkodėl visą laiką tas žodis buvo, kad jie būtų pakankamai pozityvus, netgi jeigu jiems netinka, nepatinka, jie tavęs neapdrėps purvu, ar ne, sakys, fainai, sėkmės tau, bet galbūt man šiuo metu netinka, arba aš pagalvosiu, ko tau galėčiau patart. Antras dalykas, man tai buvo svarbu, kad jie būtų tokie energingi žmonės, nes pastebėjau, jeigu jie flegmos natūroj yra, tai ir visas jų gyvenimas toksai šiek tiek flegmiškas, labai ištemptas, labai lėtas būna, o šitam versle vis tiek reikia tokios organikos, tokios gal geros energijos, arba bent jau man patinka, aš norėčiau būti su tokiais energingais žmonėm. Tai savo kažkokius tokios irgi savybės, verta irgi šiek tiek, galbūt atkreipti savo dėmesį, energingas, gal pozityvus, organizatorius, galiausiai kiti žmonės yra, kaip žinau, tokia siela visą laiką, ar ne, kuri organizuoja, apjungia kažkaip tai visą laikam galbūt matomas būna, konektoriai, toks yra pakankamai žodis. Tai ir apie tokius aš pagalvodavau dar žmonės. Papildant Žavintą, aš asmeniškai, kai rašausi kontaktų sąrašą, ir jeigu jaučiu, kad nenorėčiau su tokiu žmogum dirbti, bet tada aš klausiu apie produktą, nes tikėtina jisai valosi dantis, plauna galvą, prausėsi, bet aš apie verslą dar nekalbu, nes man jis ir šiaip pačiai gal sudėtingas atrodo žmogus, tai dar jeigu pati pradžia pas mane ir pasimsiu sudėtingų žmogų, tai vargas pačiai bus, ne? Tai reikia įsivertinti, kad man būtų geras vaibas, kad man būtų lengvas tuo žmogum bendrauti. Bet aš vis tiek su visais tada prie to pasižymiu, pavyzdžiui, kalbėti apie produktą, paklausti, ne, aš nežinau, ar jam įdomu, bet paklausiu. Ir paskui matysiu iš pokalbio, galbūt jau bus galima ir apie darbą kalbėti, nes ir laikas keičiasi, ir žmonės keičiasi. Tai tiesiog aš savo pasižymiu, jeigu matau, kad, pavyzdžiui, tuo labiau noriu apie darbą, aš tuo apie produktą, o paskui jau organiškai viskas vystosi. Aš tai, ką pasakiau, aš kalbėjau, aišku, tik apie iš verslo pusės labiau, bet šiaip tai teisingai taip. Eiktų savo. Čia realiai net reikėtų išskirti, žinot, kokią dar vieną grafą, Inga, vos ne klientai. Nes realiai yra, irgi kokį, aš manau, kokių 10 klientų, su kuriais reikėtų man pakalbėti tiesiog nuoširdžiai, be tų šabloninių kažkokių ten tų stereotipinių tekstų. Paprašyti elementarios, ką tu manai, tu naudoji, patinka, gal gali kažko padėti, gal tau pačiai būtų įdomu, gal tu nori pažiūrėti video, kad suprasti, ką aš čia darau, apie ką darau. Aš čia savo pasirašau. Su draugais, manau, yra tokia įdomesnė situacija, kai pradedam dirbti, ypatingai jeigu neturim praktikos šitoje veikloje. Man asmeniškai kažkodėl galvojau, kad visi draugai puls man padėti, palaikyti, pirkti. Realiai metus laiką niekam nieko nereikėjo iš manęs. Stebėjau labiau, ką aš čia veikiu,
O dabar taip realiai visos principė draugės, bent jau naktinė kaukė, kolageną, kas naudoja aparatinę, kas nenaudoja, kas pėdų kremą, kas rankų kremą, nu, ta prasme, yra atsirinkusios panos produktus, realiai visos draugės ir šeimos nariai kažką naudoja, bet principė tos daugiau mažiau pirmą pusmetį ar metus, kada atrodo norisi daug, pradėjus veiklą norisi daugiausia palaikymo, tai jisai buvo tik kažkur po metų. Nežinau, ar čia pas mane taip gavosi, ar čia lietuviška natūra. Pas mane irgi, bet tokia ir įdomi situacija lietuviais ir iš Lietuvos, ir čia Norvegijoje, kur pažįstu, tai daugiau stebėjau ir žiūrėjau į mane, ką aš čia darau. O va, pavyzdžiui, Latvija turiu draugę, kur aš nuo pat atvažiavimo mes susidraugavę. Tai jinai pati iškart norėjau, dar nematydama, kad kažkas čia veikia. Ir jinai ten tų žmonių man visiems pasakoja, nueikit pas ją, paklauskit, ten man tos Latvijais rašė. Tai va toks irgi skirtingas buvo momentas, kad man labiau ne tie, kur aš laikiau draugais, tokie, kur man tolimesni yra žmonės svetimi, bet gal naujos tokios neseniai susipažinę, kur neturi iš ankstinės nuomonės gal apie mane. Aš galvoju, tie žmonės, kurie mane nuo jaunystės, vaikystės žino, jie vis tiek turi kažkokią apie mane nuomonę. Ir staiga dabar, tarkim, tu buvai ekonomikos srityje ir dabar tu šauni į grožio sritį ir pasakoji apie prausiklį. Nu, jie vis tiek į tave žiūri ir aš atsimenu, mano viena draugė parašė, aš gal geriau nueisiu pas kosmetologę veido valymą pasidaryti. Tai va tada, nes dabar jau turiu lumį, bet tada jinai man taip tikrai atrašė ir aš taip atsimenu, nu, iš dalies aš ją suprantu. Nes žmonėm reikia irgi laiko, jeigu kalbam apie patį produkto vartojimą, nes čia nebuvo su jie apie darbą pokalbis, čia buvo apie produktą. Tai to irgi kažkaip nereikėtų kažkaip nusigasti, kad tai pasako, tai yra ne diagnozė, tai tik šiam momentui taip žmogui atrodo. Bet mes savo sistemingų darbų mes keičiam tą nuomonę, nes mes patys tobulėjam. Nes jeigu taip žiūrėt, tarkim, aš pati, jeigu žiūri specialistas, nesvarbu kokios ryties, nu, bet jeigu 2 metų bent jau patirties neturi, tai aš linkusi apeiti su tokiu specialistas. Nu, kažkaip, gal, aišku, jeigu ten koks tai masažas visiškai toksai neturintis jokios intervencijos ar kažkokių tai galimų tikėtinų pasiekmių galbūt, bet šiaip tai man, manau, gal pas kitus irgi gali būti kažkokios tokios, kaip tai jaunų specialistų. Atsargiai dar, plus, tai pavyzdžiui, vis tiek tai yra veidas, tai žmonės atsargiai renkasi, yra normalu. Ir kažkaip sakau, va, to irgi reikėtų taip nors kažkur buvau klausius, kad sako, pradėti dirbti tinkliniam marketingą, tai parodo, kiek tu geras draugas buvai ar kažkas taip, nes vieni iš karto kažkaip puola bandyti visi klauso. O aš, pavyzdžiui, pati esu tokia skeptikė, manęs ten, pavyzdžiui, gatvėje susistabdė, manęs taip lengvai neįtikys įsigyti, aš tada sakysiu, duokit nuorodą, aš namie paskaitysiu ir studijuosiu. Tai ir matyti, aš tokius žmonės aplink save turiu, kad mes tą turim trečią akį, kur studijuoja dar, žinai, tai ir tada normalu. Bet jeigu, pavyzdžiui, pats žmogus kitas taip lengviau priima viską, tai jis tikėtina ir savo ratą tokį turi žmonių ir čia vėlgi gali taip pastebėti, kad aš galvoju, aš pati gal taip irgi skeptiškai į naujus dalykus, aš praleidžiu pro kelis filtrus savo. Tai kaip sekėsi merginos? Parašyta, ne? Jaučiu dabar, kai pradėjau rašyti, jau po 10 parašyta ir vietos trūksta. A ne? Žavinta, tai jau tą grafą išskyrė, aš kaip suprantu. Problema su skiltyje draugai. Man irgi, aš grinai vasėdžiu. Negaliu, neturiu aš draugų, man atrodo. Ne, visi draugai, kurie kažką norėjo, jau jie yra čia. O šiaip tai metai tai yra labai trumpas laiko tarpas, kada savo aplinka susigaudo. Galiu pasakyti, pirmą produktą iš savos aplinkos, po 5 metų pardaviau. Aš visą savo rubiną, pirmą savo rubiną pastačiau ant žmonių, kurių nepažinojau. Iki nuskino.
Bet principė, jeigu žiūrėti tą sąrašą, mums sunkiau, nes mes, pavyzdžiui, Kristina, mes filtruojam, labai smarkiai filtruojam, jau vertam, ką kalbėjom, su kuo kalbėjom, koks yra jūsų ratas ir visa kitų žmonių ratas. Bet kas dar nedarė šito sąrašo ir yra nedirbęs, šitų dalykų nereikėtų, nes sekantis žingsnis, kas bus būtent pasiruošti tekstą, ką mes jam pasakysim ir ką pasiūlysim. Ir tik tai tada žmogus, kai išgirs tam tikrą, čia Inga jau viską praves informaciją, tada jau jums bus aiškumas, ar verta jį dar pasilikti kontaktų sąraše kažkada į ateitį ar ne. Čia mes dėl to, kad jau viskiai apsikraunam. Tai galim prieiti prie to, kad po 5 kiekvienoj grafoje yra. Taip. Tai sekantis žingsnis, kai turim sąrašą, ką turim daryti? Rašyt. Žavinta ir Kristina negali sakyti. Išjungiu garsą. Užmutinta. Mutė. Na, merginos, ką reikia tada daryti, kaip manot, jau turit sąrašą, turit tikslą, žinot, netgi kiek jau jums reikia, kiek norit uždirbti, ne? Tai ką darom? Rašom. Žinutės rašom. Skambinam, kviečiam susitikti. Kaip tai darom? Ką žinau, nesudarė. Aš laukiu, kol man paskambins. Negi, juokauju. Kaip manot, ar tas pakvietimas turėtų skirtis, kada mes kalbam su šeimos nariu, su draugu, su kažkokiu tik tolimiau pažįstamu, bendradarbiu ir, tarkim, iš vis ten iš bendruomenės žmogum? Ar visiems gali tikti vienas pakvietimas? Kaip jūs manot? Geras. Iš vis kiekvienam atskiras priėjimas. Čia dar biškį psichologų reiktų pabūt. Kitas net nekalbės iš vis, jeigu netaip parašysi arba netaip pasakysi. Kaip tau, Žavinta? Mano tokia nuomonė. Aš manau, mes su kiekvienu žmogum turim kalbėti jam suprantama kalba ir jeigu jis mane pažįsta kaip, tarkim, gerą draugę, kur mes žinom paslaptis viena kitos, tai aš tokia kalba ir kalbu. Jeigu aš kalbu ten su tolimesniu žmogum, galbūt ten bendruomenės nariu ar kaimynu, tai jau šiek tiek ta tokia kita kalba bus tokia delikatesnė. Kas pažįsta galbūt mane kaip specialistą, jeigu aš esu kažkokios srities specialistas, aš galiu sau leisti ir tokia labiau specializuota kalba kalbėti. Tiesiog, kad žmonės suprastų. Paimam ir parašom visos pakvietimą kažkokiam tai šeimos nariui ir paskaitysim kiekvieną. Pabandom? Oi, ne. Palauk, Oi, ne. Aš Tai trumpam reikia kažkaip pradėti, atsijungiu. ne? Reikia kažkaip pradėti. Tai parašom, kaip galvojam ir tada galim paanalizuoti, kaip galima būtų jį patobulinti. Ką reiškia pakvietimą kur, ką? Tai va, kur nori, į darbą ar į produktą, į ką nori pakviesti. Bet pirmas sąraše, koks yra žmogus, kaip jį pakviestumėt. Pakviesti pokalbiui pirminiam? Taip, jūs turit sąrašą, stovi, pas mane dabar žiūriu pirmą sąraše vyro pusseserė, ne? Jinai turi body galvaniką, apie darbą nesu su ja kalbėjus, bet jai patinka body galvanikas. Tai dabar mano sekantis žingsnis, aš tikrai su ja nesu kalbėjus apie darbą. Tai man reikėtų ją pakviesti. Žinau, kad jinai ieško savęs, turi nemėgstamą darbą ir paskutinį kartą, kai kalbėjom, tai sakau, tai kuo tu nori būti užaugus? Sako, nežinau. Tai va, turiu tokią priešistorę ir reikia parašyti. Davai, o tai gal rašom šitam, daviau scenarijų, situaciją ir visos parašom, kaip jūs kviestumėt ir išanalizuojam. Gal gera mintis? Pasigryninti tiesiog taškus, ne, kaip reikėtų tą formuoti. Tai situacija yra tokia, tai yra mano vyro pusseserė, ji produktą pažįsta, mane nuolat mato grupėje naudojant produktus, naudoja body galvaniką, jai patinka, šiuo metu dirba gal kokia 15 metų darbe, kurio nemėgsta ir galvoja apie kažkokius karjeros pokyčius, bet pati dar nežino kokius. Gerai, rašom. Koks jos vardas man patinka su... Inga. Gerai. Labas, Inga, rašau. Ok, čia gali būti arba tekstinė žinutė, arba... balsu, arba gali būti net ir skambutis, ne?
Žana jau? Aš dabar galvoju, ar čia taip sudėtingai visos rašo, kad tiek ilgai. Gal aš čia labai jau paprastai. Nereikia visko apsunkinti, kaip sakant, viskas čia yra paprasta, kol mes neapsisunkinam. Gerai, gal ten viskas gerai. Gal. Iš tikrųjų, kaip sako, nėra blogo pakvietimo geram žmogui ir nėra, nes iš tikrųjų, jeigu žmogus linkęs į tai ir jis nori, tai jam vis tiek bus įdomu. Aš pati asmeniškai tokių juokingų esu darbo pristatymų pradžioje darius, kai dabar pagalvoju ir vis tiek žmonės registruodavus ir naudodavau. Aš net esu kažkada su žmogum susiskambinus per Messengerį, nubėgus į vonę ir kalbėjus apie darbą, kai vaikai už durų daužė į duris. Ir žmogus susiregistravo ir tas žmogus iki dabar naudoja nuskint. Įsivaizduojat, aš vedžiau darbo pokalbį tualete, kai vaikai daužė į duris. Kas per motiną galvoti galėjo kažkas, ar ne? Tai čia man toksai tik atsakymas, kad tie visi standartai tai yra mūsų galvose. Čia kad kažkas pasakė, kad va taip turi būti, arba kad taip turi būti, bet visi vis tiek yra žmonės ir turi tos kasdienybės, tai kartais mes su ta kartelė patys save apsisunkinam. Aišku, reikia tą išlaikyti, kaip pasakyti, estetiką, bet tuo metu aš tik tiek galėjau. Kažkas parašė į chatą žinutę. Inga, darbe susirinkimas, baigsiu žiūrėti vėliau, ačiū. Gerai, sėkmės, Inga, lauksim padarant namų darbus, kai klausysi video. Ar yra kas nors, kas dar niekada nekalbėjo dėl darbų su jokiu žmogum? Aš. Niekam Sonata nesat siūlę? Nu, šiek tiek, jo, bendrai jo, biški. Bet ne taip rimtai, kaip turėtų būti. Ir Dovilė dar ne? O produktus? Produktus tai taip, bet darbo tai ne, nes dar pati dirbti nemoku, tai man kažkoks blokas yra. Pati nemoku dirbti, turėjau kažką kitą kviest. Ne dar. Vat kaip tu įsivaizduoji, ką reiškia išmokti dirbti, vat ką turėtum išmokti, kad jau galėtum sakyti, aš galiu kviest žmogų? Tai norėčiau apie produktus labai gerai žinoti, kvalifikuotai visą informaciją, viską ir pateikti aiškiai. Taip, nes, kuriuos bandau produktus, tai jau gilinuosi, jau domiuosi viskuo, bet dar, tarkim, man dabar reikėtų apie Lumi prezentaciją padaryti, tai ne, dar neišeitų realiai. Bet mes čia dabar apie darbą kalbam, ne? Apie produktus jau pardavinėti, reiškia, jau viskas gerai. Čia ir yra learning by doing, ne? Tai vadinasi, aš tai visą laiką sakau, aš nežinau, ar tai yra tau, bet gal tu nori sužinoti, ne? Ir tada žmogus sprendžia, ar jisai nori sužinoti, kad čia yra uždarbio galimybė. Ir tų būdų papasakoti ir sponsoriai gali padėti, tai visada yra, bet aš iš savo praktikos, ką galiu pasakyti, kad tu niekada nesijauti 100% ready. Todėl, kad mes kiekvieną dieną sutinkam vis kitus žmonės, kitas situacijas ir to tokio net labai pasiruošimo per daug jo
čia toks gyvas verslas, aš taip vertinu. Tu tuos pagrindinius taškus žinai, kompaniją žinai, verslo galimybę žinai ir daliniesi. Duris uždaryk. Iš tikrųjų, savo tarpe nelabai turiu žmonių, kurie gyventų užsienyje. Tik tai nebent šalti kontaktai. Tai esu ten bandžius rašyti porą žinučių. O tai tavo šiltų kontaktai, ne vienas jo šiltų kontaktų draugai, tu manai, irgi niekas negyvena jų užsienyje? Nu, gyvena vienas žmogus ir jinai prisiregistravo jau ir nusipirko tą galvaniką. Ne, bet visų tavo pažįstamų, kurie gyvena Lietuvoje, aš manau, kad jie visi turi bent po vieną žmogų, kuris gyvena užsienyje. Tai turėčiau juos pakalbinti, kad duotų kontaktus, kažkaip taip. Prašyti rekomendacijų, taip. Man tai, pavyzdžiui, tiesiog tikrai yra pasiteisinę ne kartą tiek pačių klientų, tiek bet kokių pažįstamų, kad prašymas, tiesiog paprašymas, gal tu galėtum man į grupę pridėti žmonių kažkokių tai, nes tikrai visi turi ar tai pusseserę, tetą, pažįstamą draugę, klasiokę, kuri tikrai gyvena užsienį. Nu ir tikrai visada pasitvirtina tas dalykas. Nesu buvus gavusi atsakymą, kad ne, aš neturiu ir nenoriu ir čia nepadėsiu. O kitas dalykas, pavyzdžiui, aš pati rinkausi žmonės tiesiog siūlai draugauti arba priema arba nepriema, tikrai susilaukit žinučių, sveika ar mes pažįstamos, bla bla bla, bet tiesiog sugalvoju, ką nors parašyti, sveika, aš irgi gyvenu Vokietijoje, tarara, ir vienas priima tuos draugus, kitas nepriima, arba tiesiog parašau, aš turiu grožio grupę, noriu pakviesti, gal jums būtų įdomu. Ir, tiesiog arba priims, arba nepriims. O čia įsigalvosi, kad, aš neturiu, tai čia neaugs tau ta grupė iš tikrųjų. Tas yra tiesa. Ir aš esu tokios nuomonės, kad šita veikla yra tik per darymą išmokstama. Nėra netgi knygos, kurią perskaičius, tu jau turėsi visus įrankius, nėra mokslų, kuriuos tu pabaigus turėsi visus įrankius, nes tai yra gyvas verslas, tai yra su žmonėm verslas. Ir mes tik tai gerinant savo bendravimo įgūdžius, aš tai visą laiką einu per tą tokį nuoširdų bendravimą. Aš nežinau, ar tai yra tau, aš pagalvoju apie tave, ką tu manai, ar nori sužinoti daugiau, čia kaip greitai dabar beleka apsakiau, bet tas toksai, kad nes neturėtume įpareigoti kito žmogaus, nesudaryti tokios nuomonės, kad mes jį prie sienos remiam ir tu turi, bet jam galimybę tu vis tiek daliniesi. Nes visą laiką aš tai, kai būna baisu pas kažką klausti, būdavo dažniau seniau, tai aš laiką galvoju, o jeigu kitas pakvies, kaip man bus Sabina, jeigu pamatysiu, kad kitas pakvietė, jau ne aš, pavyzdžiui, dabar Dovilė, žinai, ten gyvena užsienį kažkas, ne, ir tu, aš ten mažai bendrauju, kaip aš čia, ir dabar kažkas paima ir pakviečia, ir tu matai, pasveikina, ir tu galvoji, kad čia tu galėjai pakviesti. Ir dar jis direktorinį padaro, ir dar ten žmonių prikviečia. Vis tiek toks būtų biški, kad ir aš galėjau jį pakviesti, ne? Taip, abydna. Tai va, ką galėjau, tą pakviečiau vieną žmogų, kurį turiu. Na, pradžia yra padaryta. Dabar to žmogaus reikia prašyti rekomendacijų. Tai kaip sekasi, parašėm jau? Dabar visos parašėt pakvietimą. Kadangi Žana pirma parašė, tai aš labai norėčiau išgirsti. Ne, aš noriu paklausyti. Gal aš čia ta prasme, tiesiog žinutė, susitarti dėl pokalbio, ar taip? Pakvies, taip, sudomint. Pirma žinutė yra tik, kad sudomint. Nieko pateikti kažkokių detalių nereikia ir pristatymo padaryti nereikia. Ir netgi nėra kažkokio teisingo ar neteisingo varianto, ne? Tik tiesiog pasiklausom, kaip kuriai atrodo. Tai kadangi čia yra pažįstama giminė, tai tiesiog labai paprastai aš parašiau, sveika Inga, kaip laikaisi, tikiuosi viskas gerai, nesergat. Norėjau su tavimi trumpai pakalbėti, turiu tau įdomų pasiūlymą. Ar galėtume susitarti dėl pokalbio, kada turėtum laiko? Daug parašiai ir taip greitai. Čia labai nedaug, aš taip galvoju. Kas dar? Patirties žinau, kad iš tikrųjų, kuo daugiau prirašai pirmoji žinutėj, tuo labiau, bent jau man taip atrodo, kad žmogus atsistumia, kaip čia pasakyti. Tai tiesiog, kad sudomint, tiesiog parašai, kad pasiūlymas, jeigu jau susidomės, kas per pasiūlymas, tada paaiškink daugiau.
Tik tai šitoj vietoj net tas pasiūlymas neaiškus koks, ne, gali būti ir ar slidinėt kartu eiti, ar apsipirkti eiti kartu, ar ten kažką daryti, vat, ane? Bet šiaip bendrai su Žanos labai geras tekstas. Jo. yra. Tik tiek, Mhm. nes jeigu tu vėlgi, žinai, tada kitą kartą jisai toks yra pakankamai atviras, kaip tu sakai, kad nes neaišku apie nieką ir to pasako, jeigu tu jauti, kad žmogų visai nedomina ten darbai, pinigai, savirealizacijos, tu gali tiesiog pereiti prie produkto taip labai plaukiančiai, lengvai. Pritariu, man irgi patiko labai Žanos, nes mesgi žinom prieš istoriją, kad jinai naudoja produktą, kad jai nori savirealizacijos, kad jai nepatinka darbas, tai mano pakvietimas iš viso būtų dar trumpesnis. Labas Inga, matėme senai, labai noriu su tam išgerti arbatos ir turiu tau pasiūlymą. Ar galim susitikti antradienį, ten 19 val. Ir tada jau pagal tai, kur ta kalba linksta, tu ir kalbi, kad vat, girdžiu dažnai iš tavęs ten tą, bet čia jau sekantis dalykas, aišku. Nes kai žmogus pažįstamas, tai yra labai lengva, paprastai labai lengva pakviesti jį ten tos arbatos, kavos ar dar kažko. Ir nepareikojančiai išgerti. Jeigu matom, kad nesivysto pokalbis nei vienai, nei kitą pusę, tai taip ir baigiam. Bet... Nes jeigu mes pasakysim darbo pasiūlymą, tai tada sakys, o tai koks čia darbas? Ir tada jau reikės galvoti situacijas, kaip atsimušinėti nuo to, kad nepradėt pasakot, ką tu ten siūlysi. O kada yra, ar tai slidinėti, ar tai darbas, ar tai dar kažkas, tai tada žmogus, mažiau jam atvirų vietų kabinėtis prie žinutės, žodžiu, taip gal. Nežinau, man tai kuo trumpesnis, tuo geriau suveikia. Kas kitaip parašė? Aš parašiau, bet visiškai kitaip. Bet Žanos žinutė šiuo atveju pritariu, aš gal dadėčiau, jis yra visai yra bendrinis, aš galiu paskaityti maždaug, nes čia rašiau 3 variantus, už tai taip ilgai užtrukau, bet kadangi tas tekstas mano yra toksai pagal mane, nes aš tokių žmonių ieškau ir aš, jeigu jai netinka, vadinasi, galbūt ir man netiks. Jeigu nors kažkiek tinka, tai mes kažką vis tiek rasim bendrų taškų, bet mano maždaug toksai parašymas yra toksai. Labas Inga, ar esi? Tarytum, jeigu tai yra rašytinė žinutė, vis galvoju tave pakalbinti, bet neprisiruošiau. Kaip žinai, aš vis dar sėkmingai dirbu su New Skin mentoriste. Iš naujos eilutės buvom kalbėjusios, kad dar nesi save atradus ir kad nepatinka tau tavo darbas, ar minėjai, kad tiesiog nenorėtum šito darbo dirbti iki gyvenimo galo, tarkim, čia jau šypsenėlių turėtų būti. Todėl noriu pakalbinti tave, susitikti ir parodyti, arba pasiskambinti kažkokią ir parodyti, kas čia per veikla, kaip galėtumai galbūt save realizuoti ir galbūt tai gali būti sprendimas tau. Aš nežinau, ar tau tiks ir ar tu pati tinkama čia, bet gali esi atvirai išgirsti ir pamatyti naujos kartos tarpininkavimo verslo galimybės, ką manai? Bet aš orientuota į verslą. Aš panašiai kaip Žavinta galiu paskaityti, kaip aš parašiau, jeigu. Kadangi čia irgi manau pažįstama, ir žinau, kad aš su Nuskinu dirbu, tai jinai tikrai žinos, kad aš šitą Nuskiną siūlysiu, plus kad jinai ir naudoja. Tai aš jai rašiau labas Inga, rašau tau, nes pagalvojau apie tave ir tu man sakei, kad ieškai naujos veiklos. Nežinau, ar tai yra tau, bet Nuskin kompanija plečia savo veiklą ir ieško ambasadorių ir turi geras uždarbių galimybės. Sakyk, kiek tau tai būtų įdomu ir kada galim apie tai pakalbėti. Paskutinius 2 sakinius galiu pakartoti. Sakyk, kiek tau tai įdomu ir kada galim apie tai pakalbėti. Labai konkretu, sakyčiau. Jo, nes mes, kadangi, sakau, pakankamai, jinai aišku, negyvena šalia manęs, mes susitinkam kokius 3 kartus į metus, bet mes taip jau atvirom tokom kortom kalbamės ir jinai matau, kad ir storius mano stebi, tai ten, ta prasme, aš tai
tiesiai, kad sutaupyt ten kokią 10 minučių laiko rašinėjimuisi, taip Bet- rašyčiau. Būtent tas parašymas labai ir skiriasi, kai tu turi konkretų žmogų, kurį jau daugiau mažiau pažįsti, tu žinai kaip su juo ir manau, kad tas su kiekvienu žmogum tikrai ir skirtųsi tas parašymas. Jo, ir visi realiai variantai yra teisingi, užtat mes vat ir klausom, galbūt kažkuriai gimsta idėjų klausant vienos, kitos. Vat, pavyzdžiui, man iš Žanos pakvietimo, tai man labai vat, su šaltesniais kontaktais aš tokį rašyčiau, kad turiu tau pasiūlymą, arba ten nueinam kavos atsigerti ir tada aš jau galvočiau apie tokį, šitai aš taip norėjau parašyti, bet va, tas variantas man įstrigo, kad neišsiplės labai apie veiklą, kalbant, jeigu dar ypač kuo tolesnis yra žmogus, kad kuo daugiau susidomėjimo palik. Aš pastebėjau dar vieną dalyką, mes šiandien vieną nepaminėjom komplimento realiai tam žmogui, bet tai labai gerai veikia ir va dabar kiek atsuku savo filmutę iš savo įdirbio, tai tarkim, vat, netgi kalbant apie giminaičius, pusseseres, nu, vat, šitą pirmą, antrą ratą, sakykim, tai vat, ir atsirinkdavau žmonės tie, kaip sakiau, energingi, linksmi, kurie pastoviai kažkokio veiksmo dažniausiai centre, arba jie patys sukuria tą veiksmą. Ir jiems, kada pasakai tą nuoširdų komplimentą, kad tu esi visada apsuptas žmonių, arba tu esi mėgiamas žmonių, dėl to aš pagalvojau apie tave, kad tu esi energinga, ar ne? Ir va su tai žmonėms, su kuriais aš turėjau tuos skambučius, pirminius pasiūlymus, pakvietimus išgirsti pirminį informaciją, jie patapo labai lojalūs klientai. Iš jų nei vienas verslo neprisijungė daryti, bet jie patapo labai lojalūs klientai ir kiekviena dar man davė po vieną, antrą ar trečią klientą. Even po 2 klientų. Dabar, jeigu reikėtų mums kviesti pagal tai, kaip kompanija rekomenduoja, nes aš irgi asmeniškai tų gairių nesilaikiau, tai reikėtų pirmiausia pasisveikinti, atidaryti dialogą, tada reikėtų pasakyti komplimentą, vat, apie ką Žavinta ir kalbėjo, pasakyti, pavyzdžiui, ten mačiau tave, kad buvo tenai kažkur, arba kaip gražiai man ten kažkas, ar tiesiog aš pagalvoju apie tave, nes tu labai šiltai bendrauji su žmonėmis ir sakai, kad taip ir taip, ne? Tarkim, kur būtų galima įterpti komplimentą, na, iš tikrųjų labai su jie susipykti praktiškai neįmanoma, aš net nežinau, kas yra su jie susipykę, na, visų draugas, gerietį. Tai vad galima būtų, kad aš pagalvoju apie tave, ne, ir Tai va čia va komplimentai. Labai empatiška, tarkim, jo. Jo. Tada susidomėjimą, tai va jau čia būtų, kad aš pagalvoju apie tave ir Nuskin kompanija ieško ambasadorių, yra gerus uždarbio galimybės, ne, tai va jau čia aš jau eičiau prie pavadinimų, nes žinau, su kuo aš dirbu, ne. Ir tada gaunasi, mes turim sutarti, kada, vat, ir tas eiti jau prie to, tai jau kada apie tai galim pakalbėti, arba ar tau tiktų rytoj, ten vakare, kad susiskambintumėm, ar ten šiandien, šiaip reikėtų, vat, ką jie rekomenduoja, kad mes kontroliuotumėm, duoti žmogui 2 laikus pasirinkti. Sakyk, prašau, ar tau tiktų šiandien vakare ten 8 arba rytoj ryte 10. Kaip sako, dažniausiai reikia rašyti 2, nes žmogus iš psichologijos renkasi 2 variantą. Okay. Nežinau, ar tai tiesa, bet aš ką pastebėjau su produktais ir, pavyzdžiui, tu duodu simple variantą ir duodi tą jau exclusive variantą, ne? Tai vis tiek 2. Ir kažkada bandžiau sukeisti vietom, vis tiek 2 pasirenka. Tai man gal taip sutampa, nežinau. Atsiprašau, Inga, noriu tik tai trupučiuką papildyti, kaip tu sakai, tai kad visą tą ir parašyti laiką, kuris tau tinka laikas, kad tai nebūtų į vieną žinutę, nes mūsų tarp yra, kurios niekada to nedarė. Bet kad jeigu žmogus sakytų, o faina, labas Inga, jo, gal ir faina, noriu išgirsti, visai gerai, nu kažkas tai tokio, gavai sutikimą, ir tada jau sekančiame etape derini laiką. Nu, kad ne vienoje žinutėje vis. Jo, tai tarkim paklausai, kada galim, tai pasakytų faina ar kažką, ir tada duoti 2 laikus, reikėtų duoti žmogui 2 variantus, kada. Taip. Kas parašė dar kitaip, kas gali pasakyti? Sonata parašė, man labai įdomu, kaip Sonata parašė. Labai įdomu. Tai kad Sonata neišmės manęs iš draugų. Na. Aš klausau ir bandau atsiminti, kaip Žavinta mane kalbino, kaip tai jinai prigyrė mane. Pakliuvau čia ryškiai. Ne, juokauju. Taip, aš pradžioj netaip supratau uždavinį, galvojau, kad
Ne taip, žodžiu, supratau, aš ne apie pakvietimą arbatos, aš galvojau, kaip mes turim susirašinėti žinutėmis ir žinutėse kviesti. Va taip supratau ir biškį ne taip parašiau, bet praktiškai beveik nieko ir nepataisiau. Nes tada vėl paklausiau Ingos ir aš priėmiau ją irgi kaip savo giminaitę ir aš iškart numatau į priekį, kaip ir žinau, kad taip ir būtų. Tai rašau taip, tarsi aš su ja susirašinėjau. Tai sakau, labas Inga, kaip sekasi? Tikiuosi bodį galva, ne, tikiuosi aparatėlis nepadėtas giliai į stalčiuką, nes aš taip ir rašyčiau savam žmogui. Jinai parašytų labas, arba taip, arba ne, sakytų, arba labai naudoju, nepadėjau, arba sakytų, dabar truputį pertrauką, nu, žinot, kaip būna. Tada sakyčiau, puiku, bet aš, atrašyčiau tuo klausimu ką nors ir tada rašyčiau, iš tiesų tai aš norėčiau tave pakalbinti kitų klausimų ir mane domina, kaip tu, nes čia pataisiau, už tai dabar jau sakau pačią mintį, kaip tau sekasi darbė, esam kalbėję, kad tau tas darbas nepatinka, tada jinai atrašytų vėl kažką ir aš tada rašyčiau, ar nelaikas pokyčiams, ar nenori ką nors keist, tada jinai parašytų, ko gera, jeigu jinai gudri, iškart numatytų, kad aš jai kažką siūlysiu ir jeigu jinai to nenori, jinai iškart sakytų, ai ne, tai dar padirbsiu ar kažką, aš taip galvoju, kad jinai taip rašytų. Tada aš jai parašyčiau, tu manim pasitiki, nes jinai manim pasitiki, sakytų, tai taip, tai kviečiu kavos. Jinai gal sakytų dar ne, aš sakyčiau, kviečiu, labai noriu su tavimi išgert kavos ir jinai tada neatsisakytų. Aš žinau. Nu ir tada pasiūlyčiau, kada tau patogiau. Nenoriu būti įkyri, bet labai noriu su tavim pakalbėti. Aš tikrai žinau, kad tau padėsiu. Gal, kad padėsiu, nesakyčiau, nes gali tai įžeis žmogus, sakys, nereikalinga man tavo pagalba. Bet va šiuo atveju, mano nuomonė, Inga, turbūt tai yra labai unikalus ir sonatiškas pakvietimas, ne? Nes esmė visa ta pati, jeigu tai paėmus, bet labai man girdėti, kad pasidalinom kiekviena, nes jie visur esmė ta pati, bet jie visi šiek tiek skirtingi. Tai va, sonatos atveju tai grinai atspindi sonatą. Bet aš taip grinai, taip kaip grinai aš taip numatau, kaip susirašinėčiau, bet va todėl man sunku svetimam, tam šaltam kontaktui, va taip kaip Žanas sakė, fainiai, žiauriai labai, bet aš aš jau vien galvodama mane jau pradėjo imti nervas, aš jau vidui drebu, negaliu aš išsiųstam svetimam žmogui, nes man iškart numatau, kad skis, negi, eik tu šiaip su savo šituo darbu. Ir gal aš nežinau. Bet aš jau 3 metai čia ir vat lygiai tą patį galvoju, aš negaliu, man nepatogu, aš nemoku. Užkart, nes aš pati turbūt tokia esu, kad aš užkart būdavau tikrai, kad ne, man čia su jokiais pasiūlymais nelyskite į akis. Ir užkart galvoju automatiškai, kad kitas žmogus taip galvos. Ir labai sunku, kaip aš Kristinai sakydavau, lipti per save. Sako, tu nelip per save. Ir viskas. Be jokių numatymo į ateitį, kas bus, ar jam užkabins, neužkabins, viskas. Šitą išjungi, rašai. Ir aš tikrai irgi tuom naudojos komplimentų, tai netgi šaltam kontaktui, aš visada, nes aš vis tiek pasirenku, bet kam visiškai aš tikrai pasiūlymų, aš jau žiūriu, kas man būtų, man būtent patiktų, kad būtų mano komandoje. Tai aš visada žiūriu, kad būtų estetiškai vedamas, pavyzdžiui, profilis, ar Instagram, ar Facebook. Ir aš visada taip paminiu, kad jau seniai, pavyzdžiui, stebiu tave, kaip tu gražiai dedi savo profilį, arba kaip estetiškai tavo profilis atrodo ir panašiai. Ir tada dadedu kažkokį apie darbo pasiūlymą ir panašiai. Tai šituo visada naudojuosi, o jeigu pasako, ne, tikrai neturiu laiko kažką, aš nesistengiu labai tikinėti, bet paprašau tada rekomendacijų. Gal tu savo pažinčių rate turi, numanai kažkokį žmogų, kuriam tai būtų aktualu. Labai būčiau dėkinga, jeigu rekomenduotum ar man ten atsiųstum ir dabar. Dabar vienas klausimas. Ar buvo naudos iš to pakvietimo, tom, kad ir neskaityti, ar kad ir kas skaityti, ar jaučiate, kad buvo iš to naudos? Kad rašyti. Aš kažkaip energetiškai per save biškį perėjau. Supratau, kad kaip ir galiu visai gal net ir parašyti dabar.
ne, Prašau. nes aš tai atmetu, aš kiekvieną savaitę praktiškai gaunu, nes čia kas mane pažįsta, visi žino, kad didelis ratas tarp aplink mane žmonių ir visi tais nagais į mane, kad aš gal, nenoriu aš nei to Oriflame, nei ten, gink dieve, Avono. Ir aš net neskaitau ir tų kvepalų dirbtinių, tų kažkokių, ištisai man rašo. Ir matau, kad kai kieno būna robotai, kai kieno ranka rašyti žinutės ir va tokia aš nenoriu būti, aš nenoriu, kad mano žinutė gautų ir taip man toks žemai tarsi puolimas, kaip kokia turginė. Tai va to ir kol nesugalvojau, kaip padaryti, va tokiam savam žmogui tai tvarkoj, bet svetimam, kaip padaryti taip, kad aš išlikčiau savoj toj vagoj. Truputį gal požiūrį, aš tai galvoju, kad reikia mums kiekvienam, ką aš darau, kaip aš su tuo šaltu kontaktu, kokią žinutę nešu. Ar aš einu su turginė taše kosmetikos parduoti, ar aš einu pastatyti tarptautinį verslą. Ta prasme, viskas yra nuo požiūrių. Ar kaip tu pats save pateiksi. Tai savo reikia šitą išsigryninti. Ir aš galvoju, mūsų namų darbas turėtų būti, kad visos su tais kontaktais, kuriuos parašym, sukontaktuotumėm. Ir atsiprašau, dar tik vieną mažą dalyką, Sonata, tau ir nereikia galvoti apie šaltus kontaktus, nes tu dar su šiltais kontaktais nekalbėjai. Taip, būtent. Tai dar net ir ta liga. Dar tik 2 metai praėjo, dar tik 2 metai. Dar labai mažai čia aš esu. Savas, kaip man gėda, negaliu. Bet tai pardavimai vyksta, gal aš to turgaus bombardų. Ne, aš čia ne vienai nieko įžeist nenorėjau, aš ką noriu pasakyti, kad taip kaip mes atrodom, reiškia nuo mūsų pačių požiūrio, kaip mes tai pateiksim. Nes realiai šita kompanija pati savęs nereklamuoja, jeigu mes to žinutės nenešim ir nesidalinsim, taip jie niekas ir nesužinos. Ir tai gali būti pati geriausia kompanija pasaulyje, bet apie jie niekas nesužinos, nes jie į reklamą neinvestuoja, mes jų reklama, mes turime tą suprasti tiesiog. Tai tai aš apie tai ir sakau, aš irgi noriu atrodyti, kad aukšto lygio kompanija ir nesudėlioju gal net sakinių, čia iš vis buitiškai, tiesiog nesugalvoju sakinių, kaip čia taip, kad aukšto lygio tas pasiūlymas. Manau, kad tu kaip tik esi unikali ir tas būtent tavo paprastumas ir toks lengvumas kalbėjime ir nevaidinimas kažkokios ten kosmetologės dabar, man atrodo, tai ir yra tavo unikalumas ir taip tu to žmonės pritrauki iš tikrųjų. Ir čia nereikia kažkokio lygio vaidinti. Ne, savam, tai taip pasvetimas, manęs net nepažįsta, jeigu aš ten Anglijai kažkam parašysiu. Tai pažins. Žiūrėkit, mergina Sonata, yra pavyzdys, man labai patiko, berods mes, kai buvo Airijai, Anita, mūsų vienas iš sponsorių, Tobio partnerė, žmona, jinai pasako, kaip jinai buvo pakviesta, nes tuo metu, kiek pamenu, jinai buvo Harley Davidson marketingo direktorė Europai. Tai tikrai buvo, be galo aukštos pareigos, be galo didžiuliai pinigai. Problema buvo tai, kad jinai tiesiog nematė vaikų, nes jinai realiai, kaip jinai sakė, ten pagimdė ir už kelių dienų išskrido į Ameriką ar kažkur tai. Jai tas buvo toksai didžiulis, žinai, turiu pinigus, bet neturiu šeimos realiai. Laiko šeimai matyti net savo vaikų elementariai. Ir sako, kaip mane pakvietė, jos nuomonė buvo vienas blogiausių pasaulyje pakvietimų į šitą verslą, nes kažkokie atėjo tokie visas sparkling, ryški, raudonos lūpos, kablai, trumpas jonėlis, bet jinai yra toks tipažas, jos pažįstama kažkokia tai. Ir sako, Anita, tu neįsivaizduot, yra pats geriausias dalykas, tu turi ateiti su manim, pažiūrėti, nes tai yra piramidė, ateini, suregistruoji žmonės, pinigų gauni, bile kiek. Žodžiu, ir dar ten, aš jau nepamenu, kiek pripasakoju, nes mes tiek lygėmės tenai iš to jos pakvietimo, bet sako, aš negaliu atsilaikyti jos energijai, kaip nuoširdžiai dalinos. Aišku, ta mergina neliko šitoj veikloje, jinai nubirėjo, bet Anita finale 10 metų, ne 10 metų, nežinau kiek ten jau tų metų, Team Elitas uždirbusi daugiau negu $10 milijonų šitoje veikloje iš kompanijos šitos. Tai nesvarbu, Sonata, kaip tu pakviesi, svarbu, kaip tai bus nuoširdu principė. Tai va. Ne, jūs nesupratot manęs. Jeigu aš surandu grupiai kažkokią procentose, kurios iš vis nepažįstu, jei mano nuoširdumas, kas čia dabar? Vis tiek reikia kažkaip sudėlioti tuos sakinius. Aš kol kas dar nesugalvojau, nežinau. Tai, Sonata, mes ir kalbam, kad tu prieš tai turi pakalbinti tos žmonės, kurie tave pažįsta, su kuriais pamiršau. santykiuose. Ir tada, kai tu jau apšilsi,
tada jau tau ateis pajutimas, kaip bendrauti su kitais žmonėm, kurie yra toliau šiek tiek nuo tavęs. Freulin tom visom. Ateis tam laikas. Tai Jo. dabar, manau, mūsų susitikimas turi eiti jau į pabaigą. Labai gerai praleistas laikas mano atžvilgiu, man toks ir pasikartojimas naudingas, sveikas buvo. Sekantis webinaras turi būti po pakvietimo pristatymas, kas eina toliau. Ne? Mes dabar pakviesim, pasitreniruojam, grįšit atgal su patirtim, kaip sekėsi ir tada tęsim toliau, kaip dirbama toliau su žmogumi. Aš Ar manau, turi Žavinta kitų idėjų, ką toliau, nes aš galvoju eiti per Fast Start bukleto visus tuos žingsnius. aš manyčiau, kad, matai, jeigu mes žmogų pakviesim, sakys, tai gerai, rytoj einam gerti kavos, bet nesakysi, kad, webinaras mano sekantis už 3 savaičių ir aš kaip posėdžiuosiu ateisiu pas tave. Ne, tai, okei. Bet yra vis tiek dauguma siūs tikriausiai tą video Tai bent jau detalizuoti, kokie būtų. Ir kitas dar dalykas, vėlgi mes galim nuspręsti, kada bus mūsų sekantis webinaras, bet jeigu būtų nuosekli eiga, tai kokia būtų? Tai būtų... Dabar būtų pakvietimą mokinamės dabar, ne? Tai sekantis būtų pristatymas ir paskui dar sekantis būtų follow-up. Kokiu maždaug intervalu, kaip reikėtų follow-up daryti žmogui. Man labai patiko vienas toksai sakinys, aš jį pabandysiu prisiminti. Tarkim, žmogus pasakė, taip, gerai, man yra įdomu, aš noriu, tarkim, išgirsti daugiau, sužinoti ir va šitoj vietoje labai norėtųsi, kaip Inga ir sako, pasipraktikuoti, kad šitoj vietoje mes jau dirbtumėm pagal žingsnius. Pirmą žingsnį mes padarėm pakvietimas, o antras žingsnis tai būtų va šitas video, kuris yra įgarsintas į lietuvių kalbą siuntimas. Bet ne tai, kad tiesiog spam numetu, bet kaip jį pateikti. Tai ypatingai, netgi jeigu žmogus jau ir vartoja Nuskina ir žino, ką tu darai ir visa kita, aš rekomenduočiau prieš siunčiant video pasakyti, o kaip faina, gerai, susitinkam. Galbūt ten galėjau pradėti derinti šitą savo susitikimo laiką, bet prieš tai aš norėčiau tau parodyti trumpą video, kuriame bus apžvelgta kokia tai veikla, kokia tai kompanija, kokios yra tendencijos, koks jos yra unikalumas tam, kad tu turėtum tokį šiek tiek bendresnį, jau didesnį vaizdą apie tai, ką mes kalbėsim ir jau galėsim konkrečiau pakalbėti, ką konkrečiai aš tau siūlau. Tai ir tada dažniausiai žmogus sako, taip gerai, ir va tada aš siunčiu video. Ir tada reikėtų paklausti, kada tu jį peržiūrėsi, arba kai peržiūrėsi parašy. Aš tai labiau mėgstu įpareigoti laiką. Pavyzdžiui, aš atsiunčiu tau, tarkim, parašy gerai, įdomu būtų sužinot, paskutiniu metu su tokiais mažiau pažįstamais žmonėm bendravau ir tiesiog sakyti, gerai, siunčiu tau video, kuriame yra plačiau pateikta informacija apie ką šis verslas. Taip. Ir sakyk, prašau, kada pavyks tau jį peržiūrėti. Ir, pavyzdžiui, rašau šiandien vakare po darbo. Tai vadinasi, aš jau rytoj ryte rašau, labas, ar tau pavyko peržiūrėti arba ar peržiūrėjai video, kas patiko labiausiai. Ta prasme, pradėti iš karto paklausti, ką galvoja žmogus. Dar vienas dalykas yra svarbus visada žmonėm duoti labai konkrečias užduotis, netgi ir vedant pokalbį su tuo žmogum šiais laikais ypatingai, nes žmonės įsitaškė informacijos sraute ir jeigu jie negavo konkrečios užduoties, tai tikėtina, kad jis tau neparašys niekur niekada. Tai šiuo atveju tada aš, kaip Inga, ką tu pasakei, tik dadėčiau, kad kai pažiūrėsi video, parašyk man. Jo, ir tiesiog Jo, iš karto rašo, vis tiek gal paskui tuos kitus žingsnius. Tada jau pokalbį, bet dažniausiai tikėtina, kad pusė iš jų neparašys, kad jau pažiūrėjo, nors jie bus pažiūrėję. Dalis iš jų nežiūrės, dalis iš jų pažiūrėjo, bet tau net neparašė, nes kažkas užsimiršo ir taip toliau. Tai tada, sekančią dieną, tu ateini grįžti ir paklausi, pažiūrėjai, ar ką matei, ir aš dabar jau tą vėl dalyką darau, ir nei viena neparašė, kad pažiūrėjo, aš po dienos dviejų, nes tai buvo šalti kontaktai, paklausiau ir parašė, tai pažiūrėjau ir jau toliau tęsi pokalbį.
Taip, ir paskui, kai peržiūrėti, tai paklausti, kas patiko, panašiai tada pasiūlyti reikėtų galimybę susikurti prieigą kompanijos puslapį, kad galėtų pastudijuoti ir technologijas, produktus, visą tą virtuvę mūsų. Registracija yra nemokama. Ir tada žmogus persižiūrėt gerai, jau matot, užsiregistravo, prisijungė, tada jau reikėtų eiti prie to, kad reikia užsisakyti tai, ką norėtų išbandyti pirmiausia, ne? Nu, ir paskui mes vis tik tai nespėsim per tokį laiką visko daug padaryti, aš manau. Tai galim tarti kitą. Per tą laiką bus jo tik tai video nusiuntimas, tada gali būti trumpas aptarimas, gali būti, bet jeigu tik pagal žingsnius, sekantis žingsnis turėtų būti registracija ir pirkimas. Bet jeigu žmogus nieko apie tai nežino, tai tada mes jį gal pakviesim į grupę, pakalbėsim galbūt, nu, logiškai, kokios tai priemonės skirsim laiko. Bet aš manau, šitoje vietoje yra labai svarbu, kada bus mūsų sekantis toksai tos dirbtuvės. Tada mes galim, žinai, jeigu po savaitės, tai tada mes va čia tik spėsim su jais visais tą pirminį kontaktą ir padaryti. Jeigu po 3 savaičių, tai tada galime jau spėsim ir užregistruoti, ir pirkimus padaryti. Nes dar vienas žingsnis yra, aš tada siunčiu, jeigu žmogus supranta anglų kalbą, sekantį video, galiausiai antradienį, ketvirtadienį UK vyksta verslo pristatymas, aišku, anglų kalba. Dalyvavau, man patiko ir iš karto netgi pranešėjai nurodyti. Tai jeigu žmogus valdo šitą kalbą, aš paklausiu, nueik dar ten pažiūrėk, nes ten dar ir apie pinigus kalba. Tiesiog išmokti naudotis tais įrankiais, kuriuos mes turim. Kaip jūs manot, merginos, kada norėtumėte sekančio webinaro? Pasisakyti. Tokio praktiko. Irma, kada norėtų kito webinaro? Testinumui šitam. Gal už porą savaičių. Nes vis tiek užtruktų laiko, kol tu su žmonėms susirašinėjai. Aš kalbu iš savo varpinės, nes aš turiu dar kitą darbą. Tai man kažkaip, nu, aš žinau, kad per savaitę gal turbūt aš tikrai net nespėčiau visko padaryti. Gerai, aš galvoju irgi 2 savaitės, 3 biškiai per daug, o 2 yra optimalu. Aš irgi pritariu. Tai 2 savaitės, tai būtų 29 diena. Inga pasakė, atsiprašau, Irma pasakė ir mes pritarėm. Tai ir klausom visi. Irma pasakė, mes pritarėm. Kelintą dieną sakei? 29 paskutinė mėnesio diena. Ar geras variantas paskutinė mėnesio diena? Gal visi nori pasibaiginėti apyvartas ir panašiai, gal 28 darom? Galim. Kaip manot, merginos, trečiadienis 28 diena? Puikiai. Paliekam tą patį laiką, 10:30 Lietuvos laiku. O kada termi prekyba prasideda? 22 dieną, iki 20-22 bus galima pirkti, o tik paskui jau ten balandį pilna, tai viskas gerai. 28 dieną, kelintą valandą, galim 10, aš tada man tiesiog turėjau prieš tai tą pusvalandį negalėjau. 10? Dirbtuvės 2. Jeigu yra mažoji Kristina, aš labai dar norėčiau išgirsti mažosios Kristinos tekstą. Žinau, kad buvo laikas, kad jinai aktyviai dirbo per rekrutinimą ir labai noriu išgirsti jos tekstą. Jeigu dar yra čia. Aš? Aha, ta. Aš? Oi, kitą kontaktų sąrašą pradėjau. Susirasti kažkokios mano užrašo. Aš visgi labiau esu ypatingai, nežinau, gal čia, kur aš čia rašiau, žodžiu, aš už skambutį visą laiką esu, negu rašinėjimąsi. Tiesų, pamečiau savo užrašą. Milijonas asmenų, milijonas darbų. Matai, tu esi, kol tu surasi, tu esi ištreniruota jau, aš asmeniškai irgi už skambutį, nes man tai yra tiesiog laiko taupimas. Pirminė žinutė pakviesti, išgirsti galima, o sekantis dalykas jau derini skambutį, jeigu žmogus, aš manau, nesugeba, neišdrįsta, nemoka, negali pasidaryti skambučio, tai jis čia ir verslo tikrai nepadarys. Tai aš dėl to ten per daug nesku galvos, bet jeigu turi laiko ir tiesiog, kad tai Nu, čia aš ten, jo, tokia maždaug, labas Inga, skambinu su konkrečiu klausimu, ar turi šiuo metu laiko? Nu, va, turiu sulaukti kažkokio atsakymo. Taip, turiu, Kristina. Labai noriu išgirsti. Jo, tai
tau nepaslaptis, kuo aš užsiemu. Čia nežinau tiksliai, kaip parašyti tavo konkrečiai atveju, bet kažką norėtųsi pasakyti maždaug šiuo metu plečiu savo veiklą arba kažką, kas galėtų būti su jie, pavyzdžiui, ten noriu pradėti veiklą ten Anglijoje ar kažkur tai, kažkokį momentą, tarkim, pačiu primityviausiu būdu, tai šiuo metu plečiu savo veiklą, ieškau žmonių mandagių, malonių, tokių kaip tu. Tu esi minėjusi, kad nežinai, kuo užsiimti, ieškai savęs, ten, bet man tiksliai kaip tai buvo. Ir, šiandien paskaitysiu geriau gražiai. Praeitą kartą lyg ir minėjai, kad šiuo metu tiksliai nežinai, kuom norėtum užsiimti, ar teisingai tave supratau. Tada kažkoks tai atsakymas. Ir va tada gal aš tada sakyčiau, kad tau nepaslaptis, su kuo aš užsiemu, šiuo metu plečiu veiklą, ieškau tokių žmonių kaip tu, kurie yra mandagus, malonus, su kuriais yra labai malonu bendrauti. Ir jei aš turėčiau tau pasiūlymą, ar tu šiuo metu būtum atvira jį išklausyti. Ir maždaug taip ne, ir tada laikas, ar antradienį, ar ketvirtadienį, ir taip toliau. Maždaug tokiam. Ačiū. Nes tu tos mokyklos, pirmosios mūsų mokyklos esi atstovas, tai man labai norėjosi išgirsti tiesiog, kad ir merginos kitos išgirstų. Čia biški patrumpintas tas variantas, negu mes tą turėjom ten biški. Ten daugiau ten tos intrigos, nes čia neišeina padaryti, nes tarsi jau ir žino žmogus, apie ką tu, kuo tu užsiemi. Nėra tos intro, kur, ten, tarkim, pradėjau dirbti su užkabinimu, pradėjau ten dirbti su tarptautinė kompanija, kuri ten pirmauja inovacijose, ir, žodžiu, man labai patinka, ir taip toliau, ir tada pereiti prie to, kad, ką darau ir ko man reikia ir kodėl aš skambinu tau. Aš atsiminiau, kad nepamesčiau minties labai trumpai, gal čia ne visai į temą, bet pasakysiu, kodėl pas mane blokas parašyti kažkam, kad pakvies dirbti. Todėl, kad man pačiai arba aš netaip supratau tas naujas taisyklės, bet čia man tai labai svarbu, nes va tas labai man, nes anksčiau buvo labai, atrodo, lengva čia paaiškinti, kaip čia dirbti, nes visai tikrai nesunku. Bet dabar tam naujam žmogui, jau čia įsigilinus paskui, kaip aiškint, kaip vyksta darbai, tai jeigu jisai nori va tai būti direktorius, jis to nesupranta, čia viskas ne apie tai, tiesiog paskui vis tiek jam reiks aiškinti. Ir jis nori gauti atlyginimą, norės, tai jam reikia po savim 4 registruotų žmonių, kitaip jis netaps direktoriu. Va taip supratau ir man tada iš karto toks, o Jėzus Marija, ne? Čia atlygio planas. Taip, bet tai 4 net žmonių reikia, anksčiau tiek nereikia. O kiek pas tavai, pas 10? Buvo vienas iš vis. Kai aš tapau direktorium, vienas buvo žmogus. Ne, žiūrėk. Direktorium nuo apyvartų tampama. Jo, Aš supratau, kad būtinai turi būti 4 distributoriai arba kažkas. Sonata, net tai paskaičiau. Standartinė anksčiau kvalifikacija buvo, kad 10 klientų pas tave turi būti registruota, jeigu tu darai per tuos 6 mėnesius, bet jeigu tu padarai per vieną mėnesį 2000, tada nekreipia dėmesio, kiek tų klientų turi. Bet dabar taip, Logiška, Sonata. Ta prasme, ne vieną žmogų, jis, sakykim, tarkim, gerai, vardų neminėsim, bet sakykim, pas mane yra, jinai distributorė, jinai dabar nori patapti direktorė, jinai siunčia laišką į kompaniją, kad jai pakeistų tą, kad jinai dirba ir tada jinai vis tiek, jinai pati negali pakelti savo kvalifikacijos uždarbį, kaip čia pasakyti, taškų. Jei reikia 4 žmonių pas savim, aš tokį emailą gavau, kažkaip ir skaičiau taisyklės. Ir va tada man iškart viskas užsiblokavo. Čia belekas sakytų, Dieve, kiek daug. Kristina, aukštoji, tu vedėjai apie naująją kvalifikaciją. Bet tai tada negaištam laiko, tada aš gal vėl susirasiu tą laišką perskaitis, arba Kristinos iš naujo paklausysiu. Nes tada čia aš tik norėjau dar pasidalinti prieš labai daug metų atrastą tokį dalyką, kas man labai patiko, kai reikėjo kviesti. Tik tai aš jį naudoju tik gyvam kvietimui. Tai yra
mano 1000 ne. Okay. Tai yra, vienuose mokymuose buvo pasakyta, kad jeigu tu 1000 ne surinksi, tu būsi timelitas. Tai va, ten tik tai, man atrodo, buvo kalba apie pristatymus. Aš savo pasilengvinau užduotį. Aš po kiekvieno skambučio jau užsidėdavau tiesiog kryželį, maždaug, jeigu nedomina. Tai tas neveikia, kai mes siunčiam tiesiog žinutes socialiniai medijai. Manau, kad ten tu gali 1000 išsiųsti. Bet tam, kam trūksta drąsos, arba kam yra žiauriai baisu, tai netgi skambinimai iš lempo žmogui, kur tu net neplanuoji, kad jisai jungsis ar galvos, tik tai vos nepasirepetuoti, yra variantas pasiimti tą tašką ne. Tas motyvuoja, kad nuolatos tu kvieti bet ką, nesvarbu ką, bet kad tu va uždėjau, kryžiukas, ne, toliau ne. Tai va, šiai dienai turiu surinkus 180 ne. Okay. Nedaug liko, 900 beveik. Jo, bet čia yra tik, aš žymiuosi čia tik tai realius. Prasme, kas ten vyksta socialiniai medijai, nes tu sakau, ten 1000 gali prirašyti ir ten, kur tas yra ne, kur ne. Bet, Ai, tai čia tu save tarsi motyvuoji skambint, nes tau reikia pliusiuko. Tavo yra tikslas. Jo, man šitas užrašas yra gauti ne. Tiesiog. Geras. Negalvoji apie tai, kad tau pasakys ne. Jo, ir netgi ten buvo pasakyta, kad pavyzdžiui, ten, neatsimenu, kiek ten tų ne, man atrodo, 100 ne, yra vienas realiai dirbantis pas tave žmogus, kaip direktorius. Jeigu tu gauni 100 ne, tai tikėtina, kad iš to 100 tu surasi tą vieną direktorių. Tai tas seniau buvo tas timelitas 10 direktorių, man atrodo. Čia labai senas šitas. Labai gerai, galėsim, kai praeisim visus žingsnius, galėsime daryti webinarus ir challenge'us, rinkti ne ir galėsim dalintis patirtimi, kaip mums tai sekasi. Tai čia gali būti į ateitį webinaram gera tema ir savo motyvacija, kiek per savaitę surinkti ne, pavyzdžiui. Ne? Tai kad nebūtų tai baisu gauti tą ne. Tai čia visiškai aš net perjaučiau dabar per save, atrodo, va skambinsiu ir lauksiu, kol pasakys ne, pliusas. Tau kaip tik bus taip, gal taip. Ja, bet visai va kita. Man atrodo, Žavinta šitą yra panaudojusi, kažkada yra sakius, kad dantų pastą pasiūlykit. Surinkit iš klientų, kiekvienam klientui surink ne dėl dantų pastų. 5 ne per savaitę gau, kad nepirks dantų pastos. Tiesiog tą susirasti. Prie užsakymą. Dar žmogus perka kažką kremo, o tu sakai, gal tu girdėjai apie mūsų dantų pastą, ar norėtum? Ne. Vienas dar toliau eina. Tai su dantų pasta nėra lengva surinkti, žinokit, per savaitę 5 ne. Mes po trupučiuką turėtume baigti, nes labai fainos idėjos. Tik labai trumpai Irmos noriu paklausti. Irma, kiek nors tu esi darius tokį iki šiol kažkokios tokiam formate žinutės, ar ne? Ne, nesu čia, man dėl to esu čia, nes irgi nelabai galiu per save perlipti dar kol kas, kaip Sonata. Lypam kaip nors. Bet po šiandienos gal šiek tiek paprasčiau, lengviau, aiškiau pasidarė, kas tai yra, apie ką mes kalbam? Pasidarė daug aiškiau iš tikrųjų, kaip tą pačią žinutę parašyta, prasme labai iš tikrųjų padeda pavyzdžiai kitų žmonių. Tai maždaug jau galvoj sukasi mintis, kaip aš čia galėčiau susidėlioti žinutę tam artimam žmogui ir taip pat ir šaltam kontaktui. Ir tie sekantys žingsniai, kas buvo visiškai neaišku, ką toliau daryti, kaip pasakys taip. Tai va dabar darosi tikrai daug aiškiau. Tai susitarėm, kad čia mes tai naudojam kol kas šiltiems kontaktams, ne šaltiems, tuos žmonės, kuriuos pažįstam, vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu labai bijot, tai gali paprašyti pagalbos artimiausios draugios, sesės ir pasakyti, aš noriu ant tavęs pasirepetuoti. Ir tiesiog tą procesą, kad tu nusiųstum video, kad jinai pažiūrėtų, kad tu atrašytų, visą tai pereiti, arba kitas variantas irgi iš tų senųjų mūsų mokinimų, bet labai efektyvus, repetuokitės ant tų, kurių nevirškinot. Vis tiek nevirškinot, taigi vis tiek pasakys ne, tai turėk, va. Tu būsi pirmas, ant kurio aš pasirepetuosiu. Galų gale gauti tą ar taip ir nežinot, ką toliau, tai visada jau galima bendrauti su sponsorium, ne? Tai jūs galite rašyti savo sponsorių ir jums tikrai padės. Svarbiausia pradėti tai daryti, ne? Šito pirmo webinaro tikslas tai
turėti sąrašą ir pradėti tai daryti. Ir jūs nei vienas šitoje veikloje, mes nesam vienas, visi turim kažką virš savęs, kas mums gali padėti, kas turi tos patirties, kas tai jau darė arba daro. Tai tiesiog bendraut ir tada ką, sutartas laikas yra mūsų 28 dieną, ateinam su padarytais namų darbais, pasidalinsit, kaip sekėsi, ką jums atsakė, ką išsigryninot, galbūt kažkokį tekstą atradot, kur jums labai gerai važiuoja ir tada truputėlį kalbėsim toliau, kaip tas pristatymas jau gyvai turėtų viskas atrodyti su žmogumi, kada jau mes turim tą taip. Ir paskui pasibendrausim, bus praktinių užduočių ir rasim, ką paveikti, kad dar geriau už tą darbą galėtumėm dirbti, ne merginos? Kaip supratau, iki sekančio pokalbio minimum 10. 20 gaunasi, nes 4 grafos po 5 kontaktus, tai yra 20 kontaktavimų. Tai jeigu imsime po 1 per dieną, tai yra 14, ne? Tai turim dar daugiau, maždaug po 1-2 per dieną kontaktus, kuriuos reikia atlikti. Tai idealiu atveju 20 ir bent 10, nuo 10 iki 20. Ar ne, gal kažkam reikės užtrukstant su tą baimėm pakovoti ten, gal dar kažką. Taip. Gal kažkas norės dar kartą perklausyti, kad būtų drąsiau. Na, tiesiog pasiruoškit, bet svarbiausia suprasti vieną dalyką, kad niekas nevyksta, jeigu niekas nevyksta. Tiesiog reikia pradėti tai daryti. Aš dar pabaigai pasakysiu, kas mane tikrai motivavo, va, tą lipimą tipo per save ir darymą, kad realiai tikrai renginy, kai sudalyvau ir žiūriu mergina, esant 3 metus čia nuskinę, lygiai taip pat kaip aš, turi kelionę į Maroką, o aš jos neturiu. O kodėl? Tai čia... O manęs kaip Kristinos pinigai, manęs kelionės visiškai, man pofik. Nu ir kas, nu Amerika, nu aš ir taip į ją galiu. Bet taip, tikriausiai tą kelionę tu automatiškai vis tiek turi turėti jau tą ir, kaip pasakyti, rubiną, ne? Tai tu ir tuos pinigus gausi. Nu tai va, pinigai, tai taip, kelionė visiškai man. Pats žodis jau erzina, vėl čemodanai, vėl tampyto, Jėzus, tikrauti vėl kratis muitiniai. Man va taip kelionės tas ir įdomu, kad čia gali dirbti visi, mes esam skirtingi, mūsų poreikiai yra skirtingi dalykai mus čia motyvuoja, bet viena yra bendra, tai yra kompanija, turinti tą pačią viziją ir mes galim visi čia būti su savo tais skirtingais motyvuojančiais poreikiais. Ne? Kiekvienas galim rasti savo tašką, iš kurio matom šią veiklą ir daryti darbus tam, kad pasiekti savo tikslus ir turėti savo rezultatą. Todėl ir reikėtų konkuruoti, nekonkuruoti žiūrint, ką daro kiti, o tiesiog stebėkit save, ar aš stoviu vietoje ir progresuoju, nes šitoje veikloje yra svarbiausia ne tai, kaip kitas padarė gražiai ar negražiai, o kaip aš, kaip žmogus, ar aš progresuoju šitoje veikloje, ar aš einu pirmyn ar ne, nes aš turiu varžyti su savim, o ne su kitais. Mes kiekvienas su skirtinga patirtim, skirtinga istorija ir net skirtingais tikslais šitoje veikloje, todėl labiausiai su kuo dirbti, tai reikia daugiausiai su savim, su savo progresu, kad šiandien dienos Inga būtų geresnė už vakar dienos Inga, ne, kad aš šiandien paeičiau į priekį. O ne, kad pažiūrėčiau, ar kitas paėjo, kaip kitas paėjo. Tai to ir palinkėsiu, sąžiningai padarykit namų darbus, nes tikrai 10-20 kontaktų tai jau yra patirtis. Na ir baigiam kalbėti ir einam dirbti rašyti. Taip, sėkmė. Ačiū. Labai malonu. Oi, kaipgi čia dabar atjungti.